Kai 1969 m. rudenį Maskvos teismo salėje atsidarė durys, į koridorių išėjo moteris su sudaužyta širdimi ir sulaužyta karjera – Liudmila Gurčenko. Ta pati žvaigždė, kuri prieš dešimtmetį buvo iškėlusi visą Tarybų sąjungą ant kojų filme Karnavalo naktis, dabar stovėjo viena prieš vyrą, kuris valdė ne tik jos gyvenimą, bet ir visą šalies estrados imperiją. Josifas Kobzonas. Vardas, kuris atidaro bet kurias duris. Vardas, kurio bijo net ministerijų koridoriuose. Vardas, kuris gali paversti žvaigždę dulkę vienu telefono skambučiu. Skyrybų procesas truko vos 20 minučių, bet tai, kas prasidėjo po jo, tęsiasi 40 metų. 40 metų tylos, neapykantos ir keršto, kuris buvo kruopščiai suplanuotas kaip specialiųjų tarnybų operacija. Kas iš tikrųjų nutiko tarp šių dviejų žmonių? Kodėl moteris, kuri mylėjo jį iki beprotybės, iki pat mirties neištarė jo vardo viešai? Ir svarbiausia, kokią kainą jis sumokėjo už drąsą pasakyti ne vyrui, kuris buvo įpratęs, kad jam niekas neatsisako. Šiandien, praėjus dešimtmečiams po jų mirčių, mes galime pagaliau atskleisti tiesą, kuri buvo užrakinta 40 metų. Tiesą apie santuoką, kuri buvo ne meilės istorija, o lėtas smaugimas. Apie karą, kuris vyko ne fronto linijose, o užkulisiuose. Apie keršitą, kuris sunaikino ne tik karjerą, bet ir sielą. Kai 1958 metais jauna 22 metų Liudmila Gurčenko pirmą kartą pamatė Josifą Kobzoną užkulisiuose po koncerto Leningrade, ji dar nežinojo, kad šis susitikimas pakeis jos gyvenimą negrįžtamai ir pavers ją įkaitę žaidime, kurio taisyklės diktuoja ne meilės, o valdžia. Jis atrodė kaip princas iš pasakos. Aukštas, tamsiaplaukis, su akimis, kurios žadėjo pasaulį, su balsu, kuris virpino širdis, ir su ryšiais, kurie galėjo padaryti iš bet kurios merginos žvaigždę, arba ją sunaikinti vienu telefono skambučiu. Kobzonas tuo metu jau buvo ne tik dainininkas, jis buvo reiškinys, žmogus, kuris turėjo telefono numerius visų, kurie priima sprendimus Kremliuje. Žmogus, kurio koncertai buvo ne tik muzika, bet politiniai įvykiai, kur pirmose eilėse sėdėjo generolai ir partijos sekretoriai, kur kiekviena daina buvo ne tik melodija, bet ir pranešimas apie tai, kas turi galią šioje šalyje. Gurčenko tuo metu jau buvo garsi. Po filmo Karnavalo naktis ją pažinojo kiekvienas tarybinis pilietis. Jos veidas buvo ant plakatų. Jos vardas skambėjo radijuje. Bet kino žvaigždė ir estrados karalienė – tai du skirtingi pasauliai. Ir Kobzonas žadėjo jai antrąjį. Žadėjo, kad ji dainuos didžiausiose salėse, kad jos vardas bus šalia jo vardo, kad jie kartu valdys visą tarybinę estradą kaip imperatorius ir imperatorienė. Ir ji patikėjo, nes kaip galėjai nepatikėti vyru, kuris atrodė kaip dievas, kuris kalbėjo kaip poetas, kuris bučiavo taip, kad pasaulis sustodavo, kuris žiūrėjo į tave taip, tarsi tu būtum vienintelė moteris visoje Tarybų sąjungoje. Jų vestuvės 1959 metais buvo aprašytos visoje tarybinėje spaudoje kaip metų įvykis. Kremliaus rūmų salė, 300 svečių, tarp kurių ministerijų pavaduotojai, žymiausi režisieriai, visos estrados žvaigždės, kurios šypsojosi ir kėlė taures, nežinodamos, kad švenčia ne meilę, o sandorį, kuris vieną iš jų pavers belaisvę. Gurčenko vilkėjo baltą suknią iš Paryžiaus, kurią Kobzonas užsakė per savo ryšius užsienio prekybos ministerijoje. Jos plaukai buvo sušukuoti kaip holivudinės žvaigždės. Jos kaklas puošė perlų vėrinys, kuris kainavo daugiau nei vidutinis tarybinis pilietis uždirba per 5 metus. Šampanas liejosi upėmis, orkestras grojo iki ryto, o jaunieji šoko pirmąjį valsą taip, kad visi svečiai ašarojo iš susižavėjimo, matydami kaip du talentai, dvi žvaigždės, du likimo išrinktieji, susijungė į vieną. Bet niekas iš tų 300 žmonių nematė, kas vyko uždarytose duryse. Niekas negirdėjo, kaip Kobzonas jau pirmąją santuokos naktį pasakė jai žodžius, kurie užšaldė kraują. Dabar tu esi mano, ir tu darysi viską, ką aš liepsiu, arba tu nebūsi niekas.
Gurčenko manė, kad tai juokas, kad tai žaidimas, kad tai aistra, kuri kartais verčia vyrus kalbėti kaip užkariautojai. Bet rytą, kai ji pasiūlė važiuoti į filmavimo aikštelę, kur jie laukė režisierius su nauju projektu, Kobzonas paprasčiausiai paėmė scenarijų ir sudraskė jį į gabalus, leisdamas popierių gabalėliams kristi ant grindų kaip konfeti po vakarykščio šventimo. Tu nebedirbi kine. Tu dabar mano žmona. Ir mano žmonos vieta namuose arba šalia manęs scenoje, pasakė jis toną, kuris nebuvo prašymas, kuris nebuvo net įsakymas, bet konstatavimas fakto, tarsi jis kalbėtų apie orą arba apie tai, kad saulė kyla rytuose. Tai buvo ne pradžia santuokos. Tai buvo pradžia kalėjimo bausmės, kurios trukmė dar nebuvo nustatyta. Pirmieji santuokos metai buvo kaip lėtas smaugimas, kai kiekvieną dieną oras darosi vis retesnis, bet tu dar gali kvėpuoti, dar gali tikėtis, kad tai tik laikinas sunkumas, kad meilė viską išspręs, kad vyras pasikeis, kai supras, kaip labai tau skauda. Kobzonas sistemingai, metodiškai, kruopščiai naikino viską, kas darė Gurčenko savimi. Pirmiausia, jis atėmė jai kino karjerą, skambindamas režisieriams ir šaltai pranešdamas, kad jo žmona nebepriima pasiūlymų, kad ji dabar turi kitus prioritetus, kad šeima yra svarbiau nei kamera. Kai Gurčenko bandė protestuoti, kai ji verkė ir šaukė, kad kinas yra jos gyvenimas, kad ji negali be scenos, jis tiesiog išjungdavo telefoną iš lizdo ir išeidavo iš kambario, palikdamas ją vieną su ašaromis ir sulaužytomis svajonėmis. Paskui jis pradėjo kontroliuoti jos aprangą. Draudė dėvėti sukneles su iškirpte, nes mano žmona neturi atrodyti kaip lengvo elgesio moteris. Draudė dažytis ryškiomis lūpų dažais, nes tik prostitutės taip dažosi. Draudė net kalbėtis su vyrais užkulisiuose, nes aš žinau, ko jie nori iš tokios moters kaip tu. Tu esi mano nuosavybė, kartodavo jis, ir šie žodžiai skambėdavo ne kaip meilės prisipažinimas, o kaip nuosprendis, kaip antspaudas ant dokumento, kuris paverčia laisvą žmogų daiktų. Gurčenko bandė maištauti. Jis slapta susitikdavo su režisieriais kavinėse, bandė derėtis dėl vaidmenų, žadėdama, kad įtikins vyrą, bet Kobzonas sužinodavo apie viską. Ir ne per dieną ar dvi, o per valandas. Tarsi jis turėtų neregimą armiją akių, kurios stebi kiekvieną jos žingsnį. Kaip, vėliau jis suprato, jos asmeninis vairuotojas, kuris kiekvieną rytą nuveždavo ją į repeticijas, jos kirpėja, kuri klausydavosi jos išpažinčių apie nelaimingą santuoką, net jos geriausia draugė iš studijų laikų. Visi jie pranešinėjo jam, visi jie buvo jo agentai, visi jie buvo įtraukti į sistemą, kuri turėjo vieną tikslą – kontroliuoti kiekvieną Gurčenko kvėpavimą. Jis buvo sukūręs tobulą šnipų tinklą aplink ją, ir kai ji pagaliau suprato, kad gyvena kalinėje, kurios grotai padaryti ne iš geležies, o iš baimės ir kontrolės, buvo jau per vėlu. Nes Kobzonas buvo įsisukęs į jos gyvenimą taip giliai, kad ištraukti jį reikštų ištraukti dalį savęs, reikštų pripažinti, kad paskutiniai metai buvo klaida, reikštų grįžti į pasaulį viena, be apsaugos, kurią teikia galingos pavardės. Bet laužantis taškas atėjo 1968 metais, kai Gurčenko sužinojo, kad yra nėščia. Ji manė, kad vaikas viską pakeis, kad motinystė sugrąžins jai teisę į savo gyvenimą, kad Kobzonas suminkštės, kai pamatys ją su kūdikiu ant rankų, kad tėvystė padarys jį žmogumi, o ne valdovu. Bet Kobzonas pasakė jai žodžius, kuriuos ji prisiminė iki pat paskutinės savo gyvenimo dienos. Žodžius, kurie nužudė paskutinę viltį. Tu nori vaiko? Gerai. Bet tada tu pamiršti apie sceną, pamiršti apie kiną. Tu būsi tik motina ir mano žmona, nieko daugiau. Gurčenko žiūrėjo į jį ir suprato. Šis vyras nenori šeimos. Jis nori valdyti. Jis nori turėti. Jis nori, kad ji būtų ne žmona, o trofėjas, kurį jis gali rodyti svečiams ir po to uždaryti į spintą, kol vėl prireiks. Ir tą naktį, kai Kobzonas išvažiavo į gastrolių turą Sibire,
Kai butas pagaliau tapo tuščias ir tylu, kai niekas nestebėjo jos, Gurčenko priėmė sprendimą, kuris pareikalavo daugiau drąsos nei bet kuris jos vaidmuo, daugiau jėgų nei bet kuris scena. Jis supakavo lagaminą, paėmė savo dokumentus, savo nuotraukas iš vaikystės, savo mamos dovanotas auskaras ir išėjo iš buto, kuris buvo ne namai, o kalėjimas su auksinėmis grotomis, su minkštais kilimais ir su šaltu šeimininku. Ji paliko jam laišką, tik 3 žodžius, parašytus drebančia ranka. Aš išeinu, Liuda. Bet ji dar nežinojo, kad Kobzonas niekada neatleidžia, kad jo atmintis yra kaip geležis, kad jo kerštas yra kaip lėta liga, kuri ateina ne iš karto, bet užmuša tikrai. Ir kad tikrasis karas tik prasideda. Kai Josifas Kobzonas grįžo iš gastrolių ir rado tuščią butą, kai jis pamatė tą trumpą laišką ant stalo, jo reakcija buvo ne ašaros, ne desperacija, ne bandymas susigrąžinti žmoną. Jo reakcija buvo šalta, apskaičiuota, baisesnė už bet kokį pyktį, nes tai buvo ne emocija, o sprendimas priimtas ramiai ir vykdomas metodiškai. Jis pakėlė telefoną ir pradėjo skambinti. Pirmasis skambutis buvo į kultūros ministeriją, kur jo draugas užėmė pavaduotojo postą. Antrasis – į Goskoncert, valstybinė įstaiga, kuri kontroliavo visas estrados gastroles Tarybų sąjungoje ir be kurios leidimo nė vienas artistas negalėjo pasirodyti scenoje. Trečiasis – į Mosfilm studiją, kur jo žodis svėrė daugiau nei bet kurio režisieriaus. Ketvirtasis – į Centrinio komiteto kultūros skyrių, kur sėdėjo žmonės, kurie sprendė, kas yra menas ir kas yra ideologinis nuodai. Ir kiekviename pokalbyje jis sakė tą patį, tuo pačiu ramiu, beveik nuobodžiu tonu. Liudmila Gurčenko yra nestabili. Ji turi asmeninių problemų. Ji turi nervų sutrikimų. Ji nėra patikima. Aš rekomenduoju jos neįdarbinti. Tai nebuvo prašymas, tai buvo įsakymas. Ir kai Kobzonas kažką įsakydavo, niekas nedrįsdavo nepaklusti, nes Kobzonas nebuvo tik dainininkas. Jis buvo žmogus, kuris turėjo draugų KGB, kuris dainuodavo asmeniniuose partijos lyderių priėmimuose, kuris galėjo vienu žodžiu sunaikinti ne tik karjerą, bet ir gyvenimą, kuris galėjo padaryti taip, kad žmogus dingsta ne fiziškai, bet socialiai, tampa šešėliu, kurio niekas nemato, kurio niekas negirdi. Ir jis nusprendė sunaikinti Gurčenko. Ne iš karto, ne vienu smūgiu, bet lėtai, metodiškai, kruopščiai. Taip, kad jį jaustų kiekvieną dieną, kiek kainuoja drąsa palikti tokį vyrą kaip jis, kiek kainuoja laisvė, kai ją atima ne įstatymas, o vieno žmogaus valia. Pirmosios savaitės po išėjimo Gurčenko gyveno pas savo motiną mažame 2 kambarių bute Maskvos pakraštyje, kur sienos buvo plonos kaip popierius, kur kaimynai girdėjo kiekvieną žodį, kur virtuvė buvo tokia maža, kad 2 moterys vos tilpo prie viryklės. Ji bandė sklambinti režisieriams, su kuriais dirbo anksčiau, kurie kadaise vadino ją muza, kurie žadėjo jai vaidmenis iki gyvenimo pabaigos, bet visi atsakydavo tą patį, tuo pačiu nepatogiu vengiančiu tonu. Liuda, mes tavęs mylime, bet dabar nelaikas. Gal vėliau, gal kitais metais, gal kai situacija pasikeis. Kai ji klausdavo, kodėl, kas nutiko, kas pasikeitė per kelias savaitės, visi tylėdavo arba keisdavo temą, kalbėdavo apie orą, apie naują filmą, apie bet ką, tik ne apie tikrąją priežastį. Tik vienas režisierius, kuris buvo jos draugas dar nuo studijų laikų, kuris matė ją jauną ir svajojančią, išdrįso pasakyti tiesą, susitikęs su ją slapta parko suoliuke, kur niekas negali girdėti. Liuda, Kobzonas davė komandą. Tu esi juodajame sąraše. Niekas nedrįs su tavimi dirbti, kol jis neduos leidimo. Ir jis niekada neduos leidimo. Jis nori, kad tu sugrįžtum pas jį ant kelių. Gurčenko nesuprato. Kaip tai įmanoma? Kaip vienas žmogus gali kontroliuoti visą pramonę? Kaip vienas telefono skambutis gali uždaryti visas duris šalyje, kur gyvena 200 milijonų žmonių?
Bet ji greitai išmoko, kaip veikia tarybinė sistema. Oficialiai niekas nebuvo uždraustas. Oficialiai ji buvo laisva dirbti. Oficialiai nebuvo jokio įsakymo, jokio dokumento, jokio antspaudų su užrašu draudžiama. Bet neoficialiai vienas telefono skambutis iš Kobzono biuro, vienas tylus žodis tinkamam žmogui ir bet kuris projektas su ja buvo užšaldomas. Scenarijus, kuriame buvo numatytas jos vaidmuo, staiga buvo perdaromas ir naujas scenarijus jau neturėjo jos personažo. Koncertas, kuriame ji turėjo dainuoti, staiga buvo atidėtas dėl techninių priežasčių ir naujos datos niekas neskelbė. Filmavimas, kuris turėjo prasidėti kitą savaitę, staiga buvo sustabdytas dėl biudžeto problemų, nors visi žinojo, kad biudžetas buvo patvirtintas prieš 3 mėnesius. Ir visi žinojo tikrąją priežastį. Visi žinojo, kad tai nesutapimas. Visi žinojo, kad tai kerštas. Bet niekas nedrįso pasakyti to garsiai, nes pasakyti garsiai reikštų pripažinti, kad sistema veikia ne pagal įstatymus, o pagal vieno žmogaus užgaidas. Bet Gurčenko nebuvo iš tų moterų, kurios pasiduoda, kurios grįžta atsiprašyti, kurios lenkia galvą. Ji buvo kovotoja ne dėl to, kad norėjo, o dėl to, kad neturėjo kito pasirinkimo. Nes grįžti pas Kobzoną reikštų pripažinti, kad ji yra daiktas, o ne žmogus. 1969 metais ji priėmė sprendimą, kuris pareikalavo daugiau drąsos nei bet kas kitas. Ji padavė skyrybų paraišką į Maskvos liaudies teismą, užpildė formas, kuriuose reikėjo nurodyti priežastį, ir ji parašė žodžius, kurie galėjo ją sunaikinti. Psichologinis smurtas ir karjeros naikinimas. Tarybinėje sąjungoje skyrybos nebuvo paprasta procedūra. Tai buvo viešas gėdos aktas, ypač moteriai. Ypač moteriai, kuri palieka galingą vyrą. Ypač moteriai, kuri drįsta kaltinti vyrą, kurio vardas yra ant plakatų ir kurio balsas skamba per radiją. Bet Gurčenko nusprendė eiti iki galo, nes ji suprato, kad jei ji dabar atsitrauks, ji niekada nebus laisva. Kai Kobzonas gavo teismo šaukimą, kai jis perskaitė jos kaltinimus, jis pirmą kartą suprato, kad ši moteris nesiruošia grįžti, kad ši moteris pasiruošusi kovoti viešai, kad ši moteris yra pavojingesnė nei jis manė. Ir tada jis padarė tai, ko niekas nesitikėjo. Jis sutiko su skyrybomis be jokių sąlygų, be jokių reikalavimų, be jokių skandalų, be jokių ginčų dėl turto ar pinigų. Teismo posėdis truko 20 minučių. Teisėjas paklausė standartinių klausimų. Abu atsakė taip, abu pasirašė dokumentus ir viskas baigėsi taip greitai, kad Gurčenko net nesuspėjo suprasti, kas nutiko. Ji išėjo iš teismo laisva moteris, su dokumentu, kuris sakė, kad ji nebėra Kobzono žmona, su jausmu, kad prasideda naujas gyvenimas. Bet ji dar nežinojo, kad Kobzonas jai paruošė ne laisvę, o naują kalėjimą. Kalėjimą be grotų, kur bausmė bus ne metai, o dešimtmečiai, kur kančia bus ne fizinė, o psichologinė, kur ji bus laisva vaikščioti gatvėmis, bet nelaisva gyventi. Nes tikrasis kerštas prasidėjo ne prieš skyrybas, o po jų, kai Kobzonas suprato, kad jis negali jos susigrąžinti, bet gali ją sunaikinti. Jis suprato, kad jei jis tiesiog uždraus jai dirbti visiškai, ji taps kankinė, auka, ir visuomenė gali ją palaikyti, žurnalistai gali pradėti užduoti klausimus, partijos pareigūnai gali pradėti domėtis, kodėl talentinga aktorė negali rasti darbo. Todėl jis pasirinko kitą taktiką. Žiauresnę, subtilesnę, efektyvesnę. Jis leido jai dirbti, bet tik ten, kur niekas jos nematys. Tik ten, kur ji bus ne žvaigždė, o vergė. Gurčenko pradėjo gauti pasiūlymus. Bet ne iš Maskvos, ne iš Leningrado, ne iš didžiųjų miestų, kur scenos yra didžiulės ir publika yra išsilavinusi, o iš Magadano, iš Norilsko, iš Jakutsko, iš miestų, kur temperatūra žiemą nukrenta iki -50 laipsnių, kur gyvena tremtiniai ir kalėjimų sargai, kur scena yra sulaužytos lentos klubų salėse, kur garso aparatūra yra iš 50-ųjų metų, kur publika yra negerbėjai, o žmonės, kurie tiesiog nori pamiršti savo gyvenimą bent 1 valandai. Ir kai jie atsisakydavo, kai ji sakydavo, kad ji yra kino žvaigždė, kad ji dainavo Kremliaus rūmuose, jai atsakydavo tuo pačiu šaltu tonu. Liuda,
Tai vienintelis pasiūlymas. Arba imi, arba nieko. Pasirink. Gurčenko suprato. Tai Kobzono ranka, tai jo planas. Jis nusprendė ją nesunaikinti, o pažeminti. Paversti žvaigždę, kuri šviečia Kremliaus salėse, klajokliu, kuris važinėja po užkampius kaip cirko artistas be cirko. Ir ji priėmė šį iššūkį ne dėl to, kad norėjo, o dėl to, kad turėjo išgyventi. Dėl to, kad turėjo mokėti už butą, kuriame gyveno su motina. Dėl to, kad turėjo įrodyti savo, kad ji vis dar yra gyva, vis dar yra aktorė, vis dar yra Liudmila Gurčenko, net jei niekas kitas to neprisimena. Bet kaina buvo siaubinga. Gurčenko praleido kitus 5 metus keliuose, traukiniuose, kurie važiuoja 3 dienas per Sibirą, autobusuose, kurie braška ant duobėtų kelių, lėktuvuose, kurie skrenda į miestus, kurių vardų net nebuvo žemėlapiuose, kuriuos žinojo tik tie, kurie buvo ten tremti arba ten dirbo dėl 3 algos. Ji dainavo darbininkų klubuose, kur scena buvo apšviesta viena lempa, kuri kabojo ant vielos ir siūbavo nuo vėjo, kur garso aparatūra čirškė taip, kad skaudėjo ausis, kur publika kartais būdavo girta ir šaukdavo necenzūrinius žodžius, kartais mesdavo butelius, kartais tiesiog išeidavo viduryje pasirodymo. Bet ji dainavo kiekvieną vakarą, kiekvienoje skylėje, kiekvienam, kas ateidavo, nes ji žinojo. Jei ji sustos, jei ji pasiduos, Kobzonas laimės. Ir ji neleido jam laimėti. Net jei tai reiškia dainuoti žmonėms, kurie nežino, kas jie yra, kurie nemato skirtumo tarp jos ir bet kurios kitos dainininkės. Bet kiekvienas koncertas buvo ne triumfas, o priminimas apie tai, kuo ji buvo ir kuo tapo. Kiekvienas traukinio bilietas į Sibirą buvo ne kelionė, o tremtis. Kiekvienas viešbutis su drėgnomis sienomis ir pelėsio kvapu buvo ne nakvynė, o bausmė. Ir kiekvieną naktį, kai ji gulėdavo viešbučių kambariuose, kur pro langą matėsi tik tamsa ir šaltis, ji klausdavo savęs. Ar verta? Ar verta ši laisvė, jei ji kainuoja viską, jei ji reiškia gyventi kaip šešėlis, kaip žmogus be praeities ir be ateities? Bet rytą ji vėl keldavosi, vėl dažydavosi lūpas, vėl užsidėdavo šypseną ir vėl išeidavo į sceną, nes ji buvo Liudmila Gurčenko. Ir ji niekada nepasiduodavo, net jei niekas to nematė. 1973 metais, praėjus 4 metams po skyrybų, 4 metams kelionių po Sibirą, 4 metams gyvenimo lagaminuose, Gurčenko pagaliau gavo pasiūlymą, kuris atrodė kaip išgelbėjimas, kaip ženklas, kad Dievas dar nepamiršo jos. Vaidmuo filme Senoji lėlė, kur ji turėjo suvaidinti tragišką moters likimą, moters, kuri prarado viską, bet išlaikė orumą. Režisierius buvo jaunas, drąsus, ir jis nekreipė dėmesio į Kobzono rekomendacijas. Jis sakė, kad menas yra svarbesnis už politiką, kad talentas yra svarbesnis už ryšius, kad Gurčenko yra vienintelė aktorė, kuri gali suvaidinti šį vaidmenį. Filmavimas prasidėjo Maskvoje, Mosfilm studijoje, kur Gurčenko nebuvo buvusi 4 metus. Ir pirmą kartą per tuos 4 metus ji pajuto, kad grįžta į gyvenimą, kad grįžta į pasaulį, kur ji yra ne klajoklė, o menininkė. Bet trečią filmavimo savaitę, kai jau buvo nufilmuota pusė scenarijaus, kai jau buvo aišku, kad filmas bus šedevras, į aikštelę atėjo žmogus, kurio niekas nepažinojo. Jis buvo apsirengęs pilku kostiumu, jis turėjo portfelį. Jis atrodė kaip bet kuris tarybinis biurokratas, bet jo akys buvo šaltos kaip ledas. Jis paprašė pasikalbėti su režisieriumi privačiai. Ir jie išėjo į koridorių, kur niekas negali girdėti. Pokalbis truko 5 minutes. Tik 5 minutes. Bet kai režisierius grįžo, jo veidas buvo baltas kaip kreida, jo rankos drebėjo, jo akys buvo pilnos baimės. Jis priėjo prie Gurčenko ir tyliai, vos girdima pasakė: Liuda, man labai gaila, bet tu esi pakeista. Studija priėmė sprendimą. Tai ne mano sprendimas. Aš nieko negaliu padaryti. Gurčenko nesuprato. Ji manė, kad tai juokas, kad tai klaida. Kokį sprendimą?
Mes jau nufilmavome pusę. Kaip jie gali mane pakeisti dabar? Režisierius tik papurtė galvą ir jo akys sakė tai, ko jo lūpos negalėjo pasakyti. Aš negaliu paaiškinti. Man labai gaila. Tu turi išeiti dabar. Ir tą pačią dieną, tą pačią valandą, Gurčenko buvo pašalinta iš projekto. Jos daiktai buvo supakuoti, jos vardas buvo ištrintas iš titulų ir kita aktorė pradėjo filmuoti jos scenas nuo pradžių. Vėliau, praėjus savaitei, Gurčenko sužinojo, kas buvo tas žmogus pilku kostiumu. Tai buvo Kobzono asistentas. Žmogus, kuris dirba ne scenoje, o užkulisiuose. Kuris perduoda žinutes, kurios niekada nėra rašomos, kurios niekada nepalieka pėdsakų. Ir žinutė buvo paprasta, trumpa, efektyvi. Arba jie išeina, arba filmas negauna platinimo leidimo. Pasirinkite. Studija pasirinko išlikimą, pasirinko pinigus, pasirinko ramybę. Gurčenko buvo paaukota ir niekas net nepaklausė jos nuomonės. Ta vakarą Gurčenko pirmą kartą per visus tuos metus verkė. Ne tyliai, ne slapčia, bet garsiai. Kaip vaikas, kuris prarado motiną. Kaip moteris, kuris suprato, kad ji niekada nebus laisva. Ji verkė ne dėl to, kad prarado vaidmenį, ne dėl to, kad vėl buvo pažeminta, bet dėl to, kad suprato. Kobzonas niekada nesustos. Jis niekada neatleis. Jis niekada nepamiršta. Ir kad ji gali bėgti, gali kovoti, gali bandyti išgyventi, bet ji niekada nebus laisva, kol jis gyvas ir turi galią, kol jo vardas atidaro duris, o jos vardas jas uždaro. Ir tą naktį, kai ašaros pagaliau išseko, kai jis sėdėjo ant lovos savo mažame kambaryje ir žiūrėjo į sieną, ji priėmė sprendimą, kuris pakeitė viską, kuris tapo jos ginklu, kuris išgelbėjo ją nuo beprotybės. Ji nusprendė tylėti. Nepasiduoti, neatsiprašyti, negrįžti pas jį ant kelių, bet tylėti apie jį. Niekada viešai neištarti jo vardo. Niekada neduoti jam malonumo matyti, kaip jį kenčia. Niekada neduoti jam ginklo, kurį jis galėtų panaudoti prieš ją. Ir ši tyla tapo jos ginklu, jos skydu, jos orumu. Nes Kobzonas laukė, kad jis šauktų, kad jis skųstųsi žurnalistams, kad jį viešai kaltintų jį, kad jį padarytų skandalą, kurį jis galėtų panaudoti įrodydamas, kad ji yra nestabili, kad ji yra isteriška, kad jis buvo teisus ją paliekant. Bet ji tylėjo. Ir ši tyla jį erzino labiau nei bet kokie žodžiai, nes jis negalėjo su ją kovoti, negalėjo jos kontroliuoti, negalėjo jos sunaikinti, jei ji neduoda jam tikslo. Bet gyvenimas turėjo ironiją, kurios niekas negalėjo numatyti, kurios net Kobzonas negalėjo suplanuoti. 1975 metais, praėjus 6 metams po skyrybų, Gurčenko sutiko vyrą, kuris buvo visiškai priešingas Kobzonui, kuris buvo kaip priešnodis po nuodų. Konstantinas Kuperveisas, teatro režisierius, ramus, intelektualus, žmogus be ambicijų valdyti pasaulį, žmogus, kuris mylėjo ją ne kaip trofėjų, ne kaip nuosavybę, o kaip moterį, kaip žmogų, kaip lygę. Jie susituokė tyliai, be jokių šventimų, be jokios spaudos, be jokių svečių. Tik jie du. Ir 2 liudytojai registracijos įstaigoje. Ir pirmą kartą per 10 metų Gurčenko pajuto, kas yra tikra santuoka. Ne narvas, o namai. Ne kontrolė, o pagarba. Ne nuosavybė, o partnerystė. Ne baimė, o ramybė. Bet net ir tada, net ir laiminga su nauju vyru, net ir gyvendama naujame bute, kur niekas jos nekontroliuoja, ji niekada neištrynė Kobzono šešėlio iš savo gyvenimo, nes jo kerštas nesibaigė. Jis tęsiasi dešimtmečius. Jis tęsiasi iki pat jo mirties. Kiekvieną kartą, kai ji bandė grįžti į didžiąją sceną, kažkas atsitikdavo. Projektas būdavo atšauktas, pasiūlymas būdavo atimtas, kontraktas būdavo nutrauktas paskutinę minutę. Ir visi žinojo, kodėl. Visi žinojo, kad Kobzonas vis dar laiko ją juodajame sąraše, vis dar siunčia savo žmones, vis dar kontroliuoja jos gyvenimą iš tolo.
Ir niekas nedrįso jam prieštarauti, nes jo galia nesilpnėjo. Ji tik augo su metais, su kiekvienu nauju ordinu, su kiekviena nauja draugyste Kremliuje. Bet labiausiai šokiruojantis faktas, kurį Gurčenko atskleidė tik savo artimiesiems prieš mirtį, kurį ji pasakė savo dukrai vos kelias dienas prieš išeidama, buvo šis. Kobzonas niekada nevedė kitos moters oficialiai po jų skyrybų. Niekada nesudarė naujos santokos, nors turėjo santykių, turėjo meilužių, turėjo moterų, kurios norėjo tapti jo žmonomis. Jis turėjo viską – pinigus, šlovę, galią, bet jis niekada nevedė. Ir kai draugai klausdavo jo, kodėl? Kodėl toks vyras kaip tu gyvena vienas? Jis atsakydavo kažką neaiškaus. Kažką apie tai, kad santuoka yra našta, kad laisvė yra brangi. Bet Gurčenko žinojo tikrąją priežastį, nes vieną kartą praėjus 20 metų po skyrybų, jie atsitiktinai susitiko užkulisiuose po koncerto Kremliaus rūmuose, kur jie abu buvo pakviesti, kur jie abu turėjo dainuoti, kur jie abu turėjo apsimesti, kad praeitis neegzistuoja. Jie stovėjo koridoriuje vienas prieš kitą, ir Kobzonas pažiūrėjo jai į akis ir tyliai, taip tyliai, kad niekas kitas negirdėjo, pasakė: tu buvai vienintelė, kuri man pasakė ne, ir aš niekada tau to neatleisiu. Niekada. Ir Gurčenko suprato, jo kerštas nebuvo dėl to, kad ji jį paliko. Jo kerštas buvo dėl to, kad ji išdrįso būti laisva, kad ji išdrįso nepaklusti, kad ji išdrįso būti ne jo nuosavybė, o savimi, kad ji išdrįso gyventi be jo leidimo. Ir šis kerštas tęsiasi 40 metų, iki pat jo mirties 1918 metais, kai jis gulėjo ligoninėje ir žinojo, kad miršta, bet net tada jis neatsiprašė, net tada jis neatšaukė savo komandų, net tada jis neištrynė jos vardo iš juodojo sąrašo. 40 metų tylos, 40 metų neapykantos, 40 metų karo, kurio niekas nematė, bet kuris sunaikino 2 gyvybės – jo ir jos, kuris pavertė meilę pragaru, kuris pavertė santuoką kalėjimu, kuris pavertė žmogų monstru. Bet kas iš tikrųjų nutiko tarp jų per tuos trumpus santuokos metus? Kokias paslaptis Kobzonas slėpė nuo visuomenės? Kodėl vyras, kuris turėjo viską, negalėjo atleisti moteriai, kuri norėjo tik laisvės? Ir kodėl Gurčenko, net gulėdama mirties patale 1999 metais, atsisakė atleisti jam, atsisakė ištarti jo vardą, atsisakė pripažinti, kad jis egzistavo jos gyvenime? Atsakymai į šios klausimus slypi ne tik jų asmeniniuose santykiuose, bet ir tamsiausiuose tarybinėse estrados užkulisiuose, kur valdžia, pinigai ir kontrolė buvo susiję taip glaudžiai, kad niekas nedrįso apie tai kalbėti garsiai, kur žmonės buvo ne menininkai, o įkaitai sistemos, kuri naikino visus, kurie drįso būti laisvi. Kai 1976 metais Maskvos centrinėme pašte buvo įteiktas vokas su Gurčenko vardu, ji neįtarė, kad viduje ne laiškas, o sprogstamoji medžiaga, kuri susprogdins jos paskutinę viltį grįžti į didžiąją sceną. Voką atnešė kurjeris iš Goskoncert, valstybinės įstaigos, kuri kontroliavo visas estrados gastroles Tarybų sąjungoje. Viduje buvo oficialus dokumentas su antspaudu ir parašu, kuris skelbė: Liudmilai Markovnai Gurčenko atsisakoma išduoti gastrolių pažymėjimą dėl sisteminio įsipareigojimų nevykdymo ir neprofesionalaus elgesio su organizatoriais. Šis dokumentas reiškia tik vieną dalyką. Ji oficialiai buvo užkirstas kelias dirbti bet kurioje valstybinėje scenoje Tarybų sąjungoje, nuo Baltijos iki Ramiojo vandenyno, nuo Leningrado iki Vladivostoko. Bet labiausiai šokiruojantis buvo ne pats dokumentas, o tai, kas buvo parašyta ranka apačioje, mažomis raidėmis, beveik nematomai, tarsi kas nors norėjo palikti žinutę, bet ne per daug akivaizdžią. Rekomendacija gauta iš JDK asmeninio biuro. JDK Josifas Davidovičius Kobzonas. Jis nepasirašė savo vardo, bet visi, kurie matė šias raides,
Žinojo, kas už jų slypi. Žinojo, kad tai ne tik inicialai, o kodas, kuris atidaro duris arba jas uždaro amžiams. Ir Gurčenko suprato. Tai ne tik kerštas, tai ne tik vyro, kurį jį paliko pyktis. Tai sistemingas naikinimas, kruopščiai suplanuotas kaip karo operacija, kur kiekvienas smūgis yra apskaičiuotas, kur kiekvienas žingsnis veda link vieno tikslo. Sunaikinti ją ne fiziškai, bet profesionaliai, socialiai, dvasiškai. Paversti žvaigždę, kuri šviečia Kremliaus salėse, šešėliu, kuris slapstosi provincijos užkampiuose. Bet kas iš tikrųjų buvo parašyta tame slaptame dokumente, kurį Kobzonas pateikė Goskoncert vadovybei? Pagal šaltinius artimus šeimai, tame dokumente buvo ne tik oficialūs kaltinimai, bet ir asmeninės pastabos, kurios buvo žiauresnės už bet kokius įstatymus, kurios buvo skirtos ne tik uždrausti jai dirbti, bet ir sunaikinti jos reputaciją taip, kad niekas niekada nebedrįstų ją samdyti net tada, kai Kobzonas nuspręstų atšaukti savo komandą. Ten buvo parašyta, kad Gurčenko yra emociškai nestabili, kad ji vartoja alkoholį prieš pasirodymus, kad ji elgiasi nepagarbiai su kolegomis, kad ji nepaiso organizatorių nurodymų, kad ji kelia grėsmę kolektyvo darbui. Visi šie kaltinimai buvo melas, visi šie kaltinimai buvo išgalvoti, bet jie buvo parašyti ant oficialaus popieriaus, su antspaudu, su parašu. Ir tarybinėje sistemoje oficialus dokumentas buvo šventesnis už tiesą, buvo galingesnis už bet kokius liudytojų parodymų, buvo amžinesnis už bet kokią gynybą. Ir kai Gurčenko bandė protestuoti, kai ji rašė laiškus į kultūros ministeriją, kai ji prašė susitikimo su pareigūnais, jai atsakydavo tuo pačiu šaltu, biurokratiniu tonu. Jūsų skundas buvo išnagrinėtas. Sprendimas lieka galioti. Apeliacijos nėra. Ir ji suprato. Sistema ją išmetė. Sistema ją pasmerkė. Sistema ją palaidojo gyvą. Ir niekas negali jos išgelbėti. Nes tas, kuris ją pasmerkė, yra ne tik vyras, bet ir sistemos dalis. Žmogus, kuris kalba sistemos kalba, kuris žino, kaip paspausti mygtukus, kurie valdo žmonių likimus. Bet Gurčenko nebuvo iš tų moterų, kurios pasiduoda tyliai, kurios priima nuosprendį kaip likimą, kurios lenkia galvą ir eina į šešėlį. Ji buvo kovotoja, ne dėl to, kad norėjo būti heroje, o dėl to, kad neturėjo kito pasirinkimo. Nes pasiduoti reikštų pripažinti, kad Kobzonas laimėjo, kad ji buvo ne žmogus, o daiktas, kurį galima išmesti, kai jis nebereikalingas. 1977 metais ji priėmė sprendimą, kuris pareikalavo daugiau drąsos, nei bet kuris jos vaidmuo, daugiau jėgų, nei bet kuris scena, daugiau tikėjimo, nei bet kuri malda. Ji nusprendė dirbti neoficialiai, ne per Goskoncert, ne per valstybinės įstaigas, bet per užpakalinės duris, per asmeninius kontaktus, per mažus teatrus, kurie nepriklausė valstybei, per klubus, kurie veikė pusiau nelegaliai, per privačius renginius, kur niekas neklausė leidimų ir niekas nepraneša į ministerijas. Ji tapo pogrindžio žvaigžde, nors niekas taip jos nevadino, nes Tarybinėje sąjungoje nebuvo oficialaus pogrindžio estradoje. Buvo tik žmonės, kurie dirbo be leidimų, kurie rizikavo kiekvieną dieną, kurie žinojo, kad bet kuriuo momentu gali ateiti milicija ir viskas gali baigtis ne tik bauda, bet ir kalėjimu už spekulaciją arba nelegalią komercinę veiklą. Bet Gurčenko rizikavo, nes ji neturėjo kito pasirinkimo, nes ji turėjo išgyventi, nes ji turėjo įrodyti savo, kad ji vis dar yra gyva, vis dar yra aktorė, vis dar yra Liudmila Gurčenko, net jei niekas kitas to neprisimena. Net jei jos vardas yra ištrintas iš oficialių sąrašų, net jei jos nuotraukos yra pašalintos iš teatrų foje. Ir būtent tada, kai ji manė, kad pasiekė dugną, kai ji manė, kad blogiau jau negali būti, Kobzonas padarė tai, ko niekas nesitikėjo, ko net ji nesitikėjo. Jis pradėjo naikinti ne tik jos karjerą, bet ir jos asmeninį gyvenimą, jos šeimą, jos artimuosius. Visus, kurie drįso ją palaikyti. 1978 metais Gurčenko motina,
kuri gyveno su ja mažame bute, kuri buvo jos vienintelė atrama, kuri laikė ją savo rankose, kai ji verkė naktimis, staiga prarado darbą mokykloje, kur ji mokė literatūros 30 metų, kur ji buvo gerbiama, kur ji buvo mylima mokinių ir kolegų. Oficiali priežastis buvo etatų mažinimas. Bet kai Gurčenko motina paklausė direktoriaus, kodėl būtent ji, kodėl ne jaunesni mokytojai, kurie dirba tik kelerius metus, direktorius tik nusisuko ir tyliai pasakė: Marija Michailovna, aš negaliu paaiškinti. Man labai gaila. Tai ne mano sprendimas. Tai atėjo iš rajono švietimo skyriaus. Ir kai Gurčenko pradėjo skambinti į švietimo skyrių, kai ji reikalavo paaiškinti, kodėl jos 70 metų motina, kuri dirbo visą gyvenimą, staiga yra atleidžiama be jokios priežasties, jai atsakė tuo pačiu šaltu biurokratiniu tonu. Sprendimas priimtas pagal įstatymus. Apeliacijos nėra. Bet vėliau, praėjus savaitei, vienas iš švietimo skyriaus darbuotojų, kuris buvo Gurčenko motinos buvęs mokinys, kuris ją prisiminė kaip geriausią mokytoją savo gyvenime, susitiko su Gurčenko slapta parko suoliuke ir pasakė tiesą, kurią niekas nedrįso pasakyti oficialiai. Liuda, atėjo raštas iš aukščiau. Ten buvo parašyta, kad tavo motina yra socialiai nepatikima, kad jos šeima turi moralinių problemų, kad ji neigiamai veikia jaunimą. Ir visi suprato, kas už to slypi. Visi suprato, kad tai ne apie tavo motiną, tai apie tave. Ir apie tai, kad kažkas nori tau parodyti, kad niekas nėra saugus, net tavo šeima. Gurčenko tą dieną suprato, kad Kobzonas kovoja ne kaip vyras, kuris nori atkeršyti buvusiai žmonai, bet kaip sistema, kuri naikina visus, kurie drįsta jai priešintis, kuri naikina ne tik tave, bet ir visus, kurie šalia tavęs, kuri naikina ne tik tavo karjerą, bet ir tavo gyvenimą, tavo šeimą, tavo ateitį, tavo praeitį, tavo viską. Ir ji suprato, kad ji negali kovoti su sistema, nes sistema yra per galinga, per didelė, per gerai organizuota, per kruopščiai suplanuota, kad vienas žmogus galėtų ją nugalėti. Bet ji galėjo kovoti su Kobzonu netiesiogiai, ne viešai, ne per teismus ar laikraščius, bet tyliai, kruopščiai, kantriai. Ji galėjo išgyventi, ji galėjo nepasiduoti, ji galėjo likti savimi. Ir šis išgyvenimas buvo jos pergalė, nes kiekviena diena, kai ji kėlėsi iš lovos, kai ji dažėsi lūpas, kai ji šypsojosi veidrodyje, kai ji išeidavo į sceną, net jei ta scena buvo tik mažas klubas provincijos mieste, buvo pergalė prieš Kobzoną. Buvo įrodymas, kad jis negali jos sunaikinti, kad jis gali atimti iš jos viską, bet negali atimti jos pačios, jos sielos, jos orumo, jos teisės būti Liudmila Gurčenko. Ar jūs suprantate, kodėl ši moteris tapo legenda ne dėl savo vaidmenų, o dėl savo gyvenimo? Ne dėl to, ką jis suvaidino scenoje, o dėl to, kaip ji gyveno už scenos. Ne dėl to, ką ji pasakė viešai, o dėl to, ką ji nutylėjo 40 metų. Bet buvo vienas momentas, kai Kobzono ir Gurčenko keliai vėl susikryžiavo ne scenoje, ne teisme, ne viešumoje, bet vietoje, kur niekas jų nesitikėjo pamatyti kartu. Vietoje, kur visi kaukės nukrenta. Vietoje, kur net priešai turi apsimesti, kad jie yra žmonės. Laidotuvėse. Tai įvyko 2002 metais, kai mirė jų bendras draugas, režisierius Eldaras Riazanovas. Žmogus, kuris sukūrė kai kuriuos geriausius tarybinio kino filmus. Žmogus, kuris buvo vienas iš nedaugelio, kuris išlaikė draugystę su abiem po jų skyrybų, kuris niekada nepasirinko pusės, kuris mylėjo juos abu, kuris kentėjo matydamas, kaip jie naikina vienas kitą. Laidotuvės vyko Maskvos Novodevičijų kapinėse ir ten susirinko visa Rusijos kultūros elitas – aktoriai, režisieriai, rašytojai, politikai, žurnalistai. Visi, kurie norėjo atsisveikinti su legenda, visi, kurie norėjo būti matomi šiame įvykyje. Nes laidotuvės Rusijoje yra ne tik atsisveikinimai, bet ir socialinis įvykis, kur matyti ir būti matomiems yra svarbu. Gurčenko atėjo anksti, apsirengusi juoda suknele, su nuometu, kuris dengė jos veidą,
su akiniais nuo saulės, nors dangus buvo pilkas ir lietingas, su laikysena, kuri sakė, aš čia ne dėl jūsų, aš čia dėl jo, dėl žmogaus, kuris gulėjo karste, dėl žmogaus, kuris buvo mano draugas, kai visi kiti mane paliko. Jis stovėjo nuo šalyje, toli nuo minios, toli nuo mikrofonų, toli nuo kamerų ir tyliai verkė. Ir jos ašaros buvo tikros, nevaidybinės, neskirtos publikai, o tik jai pačiai ir tam žmogui, kuris jau negali jos girdėti. Kobzonas atėjo vėliau, apsuptas savo palydos, asmeninio asistento, vairuotojo, kelių žmonių, kurie visada buvo šalia jo, kurie nešė jo portfelį, kurie atidarydavo jam duris, kurie žiūrėjo į jį kaip į dievą, kuris leidžia jiems gyventi gerai, kol jie jam tarnauja ištikimai. Jis žingsniavo per minią kaip karalius, paspausdamas rankas, apkabindamas žmones, kalbėdamas garsiai, sakydamas žodžius, kurie skambėjo kaip kalbos, kaip pamokslai, kaip pareiškimai spaudai, nors tai buvo tik laidotuvės, tik atsisveikinimai, tik mirtis, kuri turėtų priminti visiems, kad visi esame lygūs prieš ją. Ir tada jis pamatė ją, Gurčenko, stovinčią 20 metrų nuo jo, su nuometu, su akiniais, su laikysena, kuri sakė, aš tavęs nebijau, aš tavęs nekenčiu, aš tavęs neprisimenu. Ir visas laidotuvių aikštelė staiga nutilo, nes visi suprato, tai ne tik du žmonės, tai dvi istorijos, du likimų, kurie buvo susiję taip glaudžiai, kad net po 40 metų jų susitikimas buvo kaip elektros iškrova, kaip griaustinis, kuris nutrenkė visus, kurie šalia. Pagal liudytojų pasakojimus, Kobzonas žengė pirmyn, ne prie jos, bet link kapo, kur gulėjo jų bendras draugas, kur žemė buvo šviežiai iškasta, kur kapas buvo papuoštas gėlėmis, kurios kainavo daugiau nei vidutinis rusas uždirba per mėnesį. Bet kai jis praėjo pro Gurčenko, jis sustojo. Neilgam, tik sekundei, gal 2, bet tai buvo pakanka, kad visi, kurie stovėjo šalia, pajustų, kad tai neatsitiktinis sustojimas. Tai ne pauzė, tai konfrontacija. Tai akių susitikimas, kuris sakė daugiau nei 1000 žodžių. Jų akys susitiko, jos šaltos, tuščios, lyg jį žiūrėtų ne į žmogų, o į šešėlį, į prisiminimą, į kažką, kas seniai mirė, kas nebeegzistuoja, kas yra tik praeitis, kuri neturi galios dabartyje. Jo akis buvo kitokios, ten buvo kažkas, ko niekas negalėjo suprasti, gal gailestis, gal pyktis, gal sąžinės graužatis, gal tiesiog suvokimas, kad jis laimėjo mūšį, bet pralaimėjo karą, kad jis sunaikino jos karjerą, bet nesunaikino jos pačios, kad ji vis dar stovi, vis dar kvėpuoja, vis dar yra Liudmila Gurčenko, nors jis padarė viską, kad ji būtų niekas. Ir Kobzonas pajudėjo toliau, bet jo rankos drebėjo, kai jis dėjo gėles ant kapo, kai jis kalbėjo žodžius, kurie turėjo skambėti kaip atsisveikinimai su draugu, bet skambėjo kaip tuščios frazės, kaip vaidyba, kaip kaukė, kuris slepia tikruosius jausmus. Ir kai ceremonija baigėsi, kai paskutiniai žodžiai buvo pasakyti, kai paskutinės gėlės buvo padėtos ant kapo, Gurčenko išėjo pirmoji, neskubėdama, nebėgdama, bet ramiai, oriai, nepasukusi galvos, nepažiūrėjusi atgal, lyg Kobzonas būtų ne žmogus, o oras, kurį jį kvėpuoja ir kurio nepastebi, lyg jis būtų ne jos buvęs vyras, o nepažįstamas žmogus, kuris neturi jokios reikšmės jos gyvenime. Ir šis momentas tapo simboliu jų santykių. Ne karas, ne taika, bet absoliuti tyla, kuri buvo baisesnė už bet kokius žodžius, baisesnė už bet kokius riksmus, baisesnė už bet kokius skandalus. Nes tyla reiškia, kad ji jį ištrynė iš savo gyvenimo, ne dėl to, kad bijojo, ne dėl to, kad negalėjo kovoti, o dėl to, kad jis nebuvo vertas net jos neapykantos, net jos ašarų, net jos prisiminimų. Bet kas iš tikrųjų vyko Kobzono galvoje tą dieną, kai jis matė ją paskutinį kartą, kai jis suprato, kad ji niekada jam neatleido,
Niekada nepamiršo, niekada nesugrįš. Ar jis gailėjosi? Ar jis suprato, ką padarė? Ar jis norėjo atsiprašyti, bet nedrįso, nes jo ego buvo per didelis, jo galia buvo per didelė, jo reputacija buvo per svarbi, kad jis galėtų pripažinti klaidą. Pagal jo artimųjų liudijimus po tų laidotuvių Kobzonas buvo keistas, tylus, užsidaręs, lyg kažkas jį graužtų iš vidaus, lyg jis nešiotų naštą, kurios niekas nemato, bet kuri tampa sunkesnė su kiekviena diena, su kiekvienu prisiminimu, su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Jo žmona Nelly, kuri buvo su juo daugiau nei 30 metų, kuri žinojo jį geriau nei bet kas kitas, kuri matė jį ne tik scenoje, bet ir namuose, ne tik su šypsena, bet ir su ašaromis, vėliau pasakojo draugams, kai jau buvo saugu kalbėti, kai jau niekas negalėjo jai pakenkti. Jis niekada nekalbėjo apie Liudmilą viešai, bet tą vakarą po laidotuvių jis sėdėjo virtuvėje iki ryto, gėrė arbatą ir žiūrėjo į sieną, ir jo akys buvo tokios tuščios, tokios šaltos, lyg jis būtų ne čia, o kažkur toli, kažkur praeityje, kur jis dar galėjo viską pakeisti, bet nepakeitė. Aš paklausiau, kas nutiko Josifai, kodėl tu toks? Jis tik papurtė galvą ir pasakė žodžius, kuriuos aš niekada nepamiršiu. Yra dalykų, kurių negalima atitaisyti. Net jei nori, net jei gailies, net jei supranti, kad buvai neteisus. Yra dalykų, kurie lieka su tavimi iki mirties. Tai buvo artimiausias dalykas prisipažinimui, kurį Kobzonas kada nors padarė. Artimiausias dalykas atgailai, kurią jis kada nors pajuto. Artimiausias dalykas žmogiškumui, kurį jis kada nors parodė, kalbant apie Gurčenko. Bet ar tai buvo gailestis? Ar tai buvo sąžinės graužatis? Ar tai buvo tik suvokimas, kad jis laimėjo mūšį, bet pralaimėjo karą? Kad jis sunaikino jos karjerą, bet nesunaikino jos pačios? Kad jis turėjo viską – pinigus, šlovę, galią, ordinus, draugus Kremliuje, butus, mašinas, viską, ką žmogus gali norėti, bet neturėjo vieno dalyko, kurio niekas negali nusipirkti, kurio niekas negali atimti, kurio niekas negali kontroliuoti – pagarbos moters, kurią jis kadaise mylėjo. Moters, kuri pasirinko laisvę vietoj aukso narvo. Moters, kuri įrodė, kad galima išgyventi net tada, kai visa sistema prieš tave. Nes Gurčenko išgyveno. Ne tik išgyveno, bet triumfavo. Ne dėl to, kad tapo turtingesnė ar garsinė, ne dėl to, kad susigrąžino viską, ką prarado, o dėl to, kad išliko savimi, kad nepasiduodė, kad nepalaužė, kad nepardavė savo sielos už ramybę, už saugumą, už galimybę grįžti į didžiąją sceną, jei tik jį atsiprašytų, jei tik jį pripažintų, kad buvo neteisi, jei tik jis sugrįžtų pas jį ant kelių. Ir šis triumfas buvo baisesnis Kobzonui už bet kokį viešą skandalą, už bet kokius kaltinimus spaudoje, už bet kokius teismus, nes jis įrodė, kad jo valdžia turėjo ribas, kad buvo viena moteris, kurią jis negalėjo sunaikinti, viena moteris, kuri pasakė jam ne ir išliko gyva, viena moteris, kuri įrodė, kad laisvė yra brangesnė už viską. Bet istorija turi dar vieną posūkį, kurį niekas negalėjo numatyti, kurį net Gurčenko negalėjo įsivaizduoti, kai ji gulėjo mirties patale 2005 metais, kai ji žinojo, kad jai liko tik kelios dienos, kai ji žinojo, kad tai paskutinė proga pasakyti tai, ką ji tylėjo 40 metų. Ji davė interviu nedideliam kultūros žurnalui, kuris nebuvo žinomas, kuris neturėjo didelės skaitytojų auditorijos, bet kurio žurnalistas buvo jaunas, drąsus, ir jis paklausė klausimo, kurio niekas nedrįso užduoti per visus tuos dešimtmečius. Liudmila Markovna, jūs niekada nekalbėjote apie Josifą Kobzoną viešai, bet ar galite pasakyti dabar, kai jau nieko nebijote, kai jau niekas negali jums pakenkti, ar jūs jam atleidote? Gurčenko tylėjo ilgai. Taip ilgai, kad žurnalistas jau manė, jog ji nebeatsaks, jog ji užmigo, jog ji per silpna kalbėti. Bet tada ji pakėlė akis, pažiūrėjo tiesiai į kamerą ir jos akys buvo tokios aiškios, tokios ryžtingos,
Lygiai būtų ne 88 metų moteris mirties patale, o jauna, stipri, nepalaužiama Liudmila Gurčenko, kuri kadaise pasakė ne galingiausiam vyrui šalyje ir sumokėjo už tai visą gyvenimą. Ir ji pasakė žodžius, kurie tapo jos paskutiniu pareiškimu apie šią temą. Žodžius, kurie buvo išspausdinti tame mažame žurnale, kurie buvo pacituoti vėliau didžiojoje spaudoje, kurie tapo jos testamentu, jos paskutiniu žodžiu šioje istorijoje. Atleidimas yra ne dovana tam, kuris tau padarė skausmą. Atleidimas yra dovana sau, kad galėtum gyventi be neapykantos, be kartėlio, be nuodų, kurie nuodija tavo sielą kiekvieną dieną. Ir aš sau jau seniai atleidau. Atleidau už tai, kad mylėjau ne tą žmogų. Atleidau už tai, kad tikėjau žodžiais, kurie buvo melas. Atleidau už tai, kad praradau geriausius savo gyvenimo metus dėl žmogaus, kuris nebuvo to vertas. Bet jam nereikia mano atleidimo. Jam reikia savo paties atleidimo. Ir aš nemanau, kad jis kada nors jį gavo. Aš nemanau, kad jis kada nors suprato, ką padarė. Aš nemanau, kad jis kada nors pajuto tai, ką aš jaučiau kiekvieną dieną, kai žiūrėjau į veidrodį ir matydavau ne žvaigždę, o moterį, kurią sistema sunaikino tik dėl to, kad ji išdrįso būti laisva. Šie žodžiai buvo neatsakymas, tai buvo nuosprendis, galutinis, neatšaukiamas, amžinas. Ir jie tapo jos paskutiniu žodžiu šioje istorijoje, bent jau viešai, bent jau tam, ką pasaulis galėjo girdėti. Ar jūs suprantate, kodėl ši moteris tapo legenda ne dėl savo vaidmenų, o dėl savo gyvenimo? Ne dėl to, ką ji pasakė, o dėl to, ką ji nutylėjo. Ne dėl to, kaip ji mirė, o dėl to, kaip ji gyveno. Kai 2004 metais Maskvos centrinėme archyve buvo atidarytas seifas su Gurčenko asmeniniu ženklu, archyvaras, kuris pirmasis pamatė turinį, vėliau prisipažino kolegoms, kad per 30 metų darbo jis matė tūkstančius dokumentų, bet tai, ką rado tame seife, privertė jį suprasti, jog kai kurios istorijos yra per skaudžios, net archyvams. Viduje buvo ne tik laiškai ar nuotraukos, ten buvo magnetofoninė juosta, užrašyta senų tarybinių laikų įrašymo aparatu, su etiketė, ant kurios Gurčenko ranka buvo užrašyta: tik po mano mirties, tik jei jis miršta pirmas. Juostoje buvo įrašytas pokalbis, kuris vyko 1969 metų vasarą, likus 3 savaitėms iki jų oficialių skyrybų, kai Gurčenko slapta įjungė diktofoną savo rankinėje, suprasdama, kad žodžiai, kuriuos jie išgirs, bus per baisus, kad juos galėtų liudyti tik technologija, ne žmonės. Kobzono balsas juostoje skamba ne kaip vyro, kuris kovoja už santuoką, o kaip valdovo, kuris skelbia nuosprendį, kaip teisėjo, kuris žino, kad jo sprendimas yra galutinis ir neatšaukiamas. Tu manai, kad gali tiesiog išeiti? Tu manai, kad kažkas tavęs lauks su ištiesomis rankomis? Aš padarysiu taip, kad tu elgetautum prie teatro durų, kad tavo vardas taps prakeikimu, kad kiekvienas režisierius, kuris išdrįs tau pasiūlyti vaidmenį, praras savo karjerą greičiau, nei tu praradai mano pagarbą. Ir kai tu sugrįši pas mane ant kelių, o tu sugrįši, nes neturėsi kito pasirinkimo, aš nuspręsiu, ar man tavęs dar reikia, ar tu dar turi vertės, ar tu dar gali būti naudinga. Šis įrašas niekada nebuvo paskelbtas viešai, bet jo egzistavimas paaiškina, kodėl Gurčenko niekada neišdavė šios paslaptis per Kobzono gyvenimą. Ji laukė momento, kai tiesa padarys didžiausią žalą ne jai, o jam, kai jo reputacija bus pažeidžiama, kai jo galia bus susilpnėjusi, kai jo balsas nebegalės užgniaužti jos balso. Bet ar šis įrašas buvo vienintelė jos paslaptis, kurią jis saugojo kaip ginklą prieš dieną, kai teisingumas pagaliau taps įmanomas? Pagal jos asmeninės sekretorės Alinos Petrovnos liudijimą, kurį ji davė tik praėjus metams po Gurčenko mirties, kai jau niekas negalėjo jai pakenkti, kai jau niekas negalėjo ją apkaltinti išdavystę, buvo dar vienas dokumentas, kurį žvaigždė saugojo dar kruopščiau nei tą juostą, dar slaptesnėme voke, dar giliau paslėpta nuo pasaulio akių. Tai buvo medicininė pažyma iš 1968 metų rudens,
pasirašyta privačios Maskvos klinikos gydytojo, kuriame buvo užfiksuota: pacientė LMG kreipėsi dėl sužalojimų, mėlynės ant riešų, įtrūkimai ant kaklo odos, psichologinė trauma po smurtinio incidento namų aplinkoje. Šis dokumentas buvo ne tik medicininė pažyma, tai buvo įrodymas, kad Kobzonas naudojo ne tik psichologinį, bet ir fizinį smurtą, kad jo kontrolė neapsiribojo žodžiais ir telefono skambučiais, kad buvo naktys, kai jo rankos palikdavo žymes ant jos kūno, kai jo pyktis virsdavo ne tik grasinimais, bet ir veiksmais, kurie paliko randus ne tik sieloje, bet ir odoje. Bet Gurčenko niekada jo nepanaudojo. Ne teisme, ne viešai, ne net privačiuose pokalbiuose su draugais, kurie klausė, kodėl ji palieka tokį galingą vyrą, kodėl ji aukoja karjerą dėl laisvės, kodėl ji nekovoja viešai. Nes ji suprato, kad tarybinėje sistemoje moteris, kuri kaltina įtakingą vyrą smurtu, tampa ne auka, o isteriška melagė, ne kankinė, o provokuotoja, ne žmogumi, kuris ieško teisingumo, o problema, kurią reikia pašalinti iš viešosios erdvės. Bet ji išsaugojo šį dokumentą kaip draudimą, kaip ginklą, kuris gali būti panaudotas tik kraštutinėje situacijoje, kaip paskutinė gynybos linija, jei Kobzonas kada nors peržengtų paskutinę ribą, jei jis bandytų ją ne tik profesionaliai, bet ir fiziškai sunaikinti. Ir Kobzonas tai žinojo, netiksliai, nedetaliai, bet jis jautė, kad ji turi kažką prieš jį, kad ji nėra visiškai beginklė, kad jos tyla yra nesilpnybė, o strategija. Pagal šaltinius, artimus jo aplinkai, jis vieną kartą pasakė savo advokatui, kai aptarinėjo galimybės visiškai uždrausti jai dirbti bet kurioje scenoje Tarybų sąjungoje. Ta moteris turi kažką prieš mane. Aš nežinau ką, bet jaučiu. Ir kol aš nežinau, kas tai yra, aš negaliu jos visiškai sunaikinti, nes ji gali susprogdinti bombą, kuri pakenks ne tik jai, bet ir man. Šis baimės elementas paaiškina, kodėl Kobzono kerštas buvo žiaurus, bet nemirtinas. Jis naikino jos karjerą, bet niekada nebandė sunaikinti jos fiziškai ar visiškai išstumti iš viešojo gyvenimo. Jis leido jai dirbti provincijoje, bet ne sostinėje. Jis leido jai gyventi, bet netriumfuoti. Jis bijojo, kad ji turi kortą, kurios jis nemato. Ir šis stresas, ši nuolatinė įtampa, ši nežinomybė graužė jį iš vidaus labiau nei bet koks viešas skandalas. Ar jūs suprantate, kaip šie du žmonės žaidė šachmatų partiją, kur kiekvienas ėjimas galėjo būti paskutinis, kur kiekviena tyla buvo garsesnė už riksmą, kur kiekviena diena buvo kova už išlikimą? Bet labiausiai šokiruojantis faktas, kurį atskleidė Gurčenko dukra Marija tik po motinos laidotuvių, kai jau niekas negalėjo sustabdyti tiesos, kai jau niekas negalėjo apsaugoti paslaptį, kuri buvo saugoma 40 metų, buvo šis. Gurčenko ne tik rinko įrodymus prieš Kobzoną, ji juos sistemingai kopijavo ir siuntė ofikimam žmogui užsienyje, žmogui, kuris gyveno už geležinės uždangos, kur Kobzono ranka negalėjo pasiekti, kur jo galia buvo tik šešėlis, nerealybė. Šis žmogus buvo jos buvęs kino partneris, kuris emigravo į Prancūziją 70-ajame dešimtmetyje ir su kuriuo ji palaikė slaptą susirašinėjimą per tarpininkus, per žmones, kurie keliavo į užsienį su oficialiais vizitais, per diplomatus, kurie sutiko perduoti laiškus ne dėl pinigų, o dėl pagarbos menui, dėl supratimo, kad kai kurios istorijos turi būti išsaugotos, net jei jos negali būti pasakytos dabar. Kiekvieną kartą, kai Gurčenko gaudavo naują įrodymą apie Kobzono veiksmus, dokumentą, laišką, liudijimą, medicininę pažymą, telefono pokalbio įrašą, ji padarydavo kopiją ir siųsdavo į Paryžių su instrukcija, parašyta jos ranka ant voką. Jei man kažkas nutiks, jei aš staiga mirsiu ar dingsiu, jei mano mirtis bus įtartina, paskelbk viską. Paskelbk ne Rusijoje, kur niekas nedrįs spausdinti, bet vakaruose, kur tiesa dar turi vertę. Šis planas buvo ne paranoja, tai buvo išgyvenimo strategija. Tai buvo draudimas nuo mirties, kuri galėjo atrodyti kaip nelaimingas atsitikimas, kaip širdies smūgis, kaip kritimas iš lango, kaip visos tos nelaimės,
kurios nutikdavo žmonėms, kurie žinojo per daug, kurie turėjo per daug įrodymų, kurie buvo per daug pavojingi sistemai. Nes Gurčenko žinojo, kad Kobzonas turi ryšių ne tik kultūros ministerijoje, bet ir saugumo struktūrose, kad jo draugai sėdi ne tik teatro foje, bet ir KGB kabinetuose, kad žmonės, kurie žino per daug, kartais tiesiog dingsta. Ne į kalėjimus, ne į tremtį, bet į kapines, kur jų paslaptys miršta kartu su jais. Ir būtent šis saugumo tinklas, kurį jis sukūrė, leido jai gyventi be nuolatinės baimės. Ji žinojo, kad net jei Kobzonas ją sunaikins, tiesa vis tiek išeis į šviesą, kad jos mirtis netaps pabaiga, o pradžia skandalo, kuris sunaikins ne ją, o jį. Ar jūs suprantate, kokio lygio šachmatų partiją šie du žmonės žaidė 40 metų, kur statymas buvo ne pinigai ar šlovė, o gyvybė ir tiesa, kur kiekvienas ėjimas galėjo būti paskutinis, kur kiekviena diena buvo kova už teisę egzistuoti. Tačiau buvo vienas momentas, kai Gurčenko beveik palaužė savo tylėjimo įžadą. Ir tai įvyko ne dėl savęs, o dėl kitos moters, kuri tapo Kobzono auka, kuri patyrė tai, ką Gurčenko patyrė prieš dešimtmečius, kuri verkė tas pačias ašaras, kuri gyveno tą patį košmarą. Tai nutiko 1997 metais, kai jauna dainininkė Svetlana K., kuri tik pradėjo karjerą estradoje, kuri buvo 22 metų, kuri turėjo balsą kaip angelas ir veidą kaip modelis, staiga pranešė spaudai, kad ją prievartavo įtakingas estrados prodiuseris po koncerto užkulisiuose, kad ji buvo užrakinta kambaryje, kad ji šaukė pagalbos, bet niekas neatėjo, kad ji bandė kovoti, bet buvo per silpna, per išsigandusi, per viena prieš sistemą, kuris saugo galingus vyrus, nesilpnas moteris. Ji neįvardijo vardo viešai, bet visi, kurie pažinojo užkulisius, visi, kurie dirbo estradoje, visi, kurie žinojo, kaip veikia sistema, suprato, apie ką ji kalba, suprato, kad tai ne pirmas kartas, ne paskutinis kartas, ne išimtis, o taisyklė, kuri veikia tyliai, kuri niekada nėra rašoma, bet visada vykdoma. Skandalas sprogo kaip bomba. Mergina davė interviu, verkė televizijos kamerose, rodė sudraskytą suknelę, kuri buvo ta pačia naktimi, rodė mėlynes ant rankų, kur buvo laikoma jėga, rodė ašaras, kurios buvo tikros, nevaidybinės, neskirtos reitingams, o išplaukiančios iš sielos, kuri buvo sudaužyta. Bet po savaitės jis staiga atšaukė visus kaltinimus, pareiškė, kad suklydo, kad buvo emocijų apimta, kad nesuprato situacijos, kad gailisi, jog sukėlė skandalą, ir išnyko iš viešumos taip greitai, lyg jos niekada nebūtų buvę, lyg ji būtų tik sapnas, kuris išgaravo su ryto šviesa. Vėliau paaiškėjo, kad jos šeimai buvo pasiūlyta suma, kuri leido jiems nusipirkti butą Maskvos centre. Suma, kurią paprasta provincijos šeima negalėjo uždirbti per visą gyvenimą. Suma, kuri buvo ne dovana, o kaina už tylą, už pamiršimą, už sutikimą, kad tiesa yra mažiau svarbi nei pinigai. Kai Gurčenko sužinojo apie šį atvejį, kai ji perskaitė laikraščiuose apie jauną mergaitę, kuri išdrįso kalbėti, bet buvo priversta nutilti, kai ji pamatė nuotrauką tos mergaitės ir pamatė savo pačios akis prieš 30 metų, tas pačias išsigandusias, tas pačias vienišas, tas pačias beviltiškas, ji pirmą kartą per 20 metų pakėlė telefoną ir paskambino žurnalistui, su kuriuo ji turėjo pasitikėjimo santykius, kuris niekada neišdavė jos paslapčių, kuris suprato, kad kai kurios istorijos yra per svarbios, kad būtų nutylėtos. Ji pasakė jam žodžius, kurie drebėjo ore kaip griaustinis prieš audrą. Aš žinau, kas tai padarė, ir aš galiu tai įrodyti. Bet man reikia garantijų, kad ši informacija nebus užgniaužta, kad ji pasieks skaitytojus, kad ji nebus sustabdyta redakcijoje, kad ji nebus nupirkta pinigais ar grasinimais. Žurnalistas sutiko. Jis davė žodį. Jis pažadėjo, kad publikuos viską, ką ji duos, kad kovos su redakcija jai reikės, kad eis į teismą, jei bandys sustabdyti, kad padarys viską, kad tiesa išeitų į šviesą. Gurčenko paruošė dokumentus. Ne visus, ne tuos, kurie buvo saugomi Paryžiuje, bet pakankamai, kad įrodyti,
jog Kobzonas yra ne tik dainininkas, bet ir žmogus, kuris naudoja savo galią ne tik scenoje, bet ir užkulisiuose. Ne tik mene, bet ir gyvenime. Ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, kurie palieka randus ant moterų kūnų ir sielų. Ji suorganizavo susitikimą su žurnalistu, ji atvežė dokumentus, ji papasakojo savo istoriją. Ne visą, ne viską, bet pakankamai, kad žmonės suprastų, kad tai ne vienas incidentas, ne viena moteris, ne viena istorija, o sistema, kuri veikia dešimtmečius, kuri apsaugo galingus vyrus, kuri naikina silpnas moteris, kuri verčia aukas tylėti, o nusikaltėlius šypsotis kamerose. Bet prieš 2 dienas iki publikacijos, prieš 2 dienas iki momento, kai tiesa turėjo pasiekti milijonus skaitytojų, žurnalistas paskambino jai ir pasakė žodžius, kurie sudaužė jos paskutinę viltį, kad teisingumas dar egzistuoja. Liudmila Markovna, man labai gaila, bet redakcija atsisakė spausdinti. Spaudimas iš viršaus. Aš bandžiau kovoti, aš grasinau atsistatydinti, bet jie pasakė, kad jei aš publikuosiu, ne tik aš prarasiu darbą, bet ir laikraštis praras licenciją. Aš negaliu to padaryti. Man labai gaila. Gurčenko suprato. Net naujoje Rusijoje, net po Tarybų sąjungos žlugimo, net po vadinamų reformų, Kobzono ranka vis dar pasiekia redakcijas, vis dar kontroliuoja, kas gali būti pasakyta, o kas turi likti tyla. Vis dar turi galę ne tik naikinti karjeras, bet ir užgniaužti tiesą, kuri yra per pavojinga, per skandalinga, per žalinga jo reputacijai. Ji niekada nedarė to viešai, niekada neduodavo interviu, niekada nekalbėjo apie tai net su draugais, bet ji teikė finansinę paramą moterims, kurios bandė kovoti teisme, bet neturėjo pinigų advokatams. Ji padėdavo rasti advokatus, kurie nebuvo Kobzono kontrolėje, kurie dar tikėjo, kad teisingumas yra svarbesnis už pinigus. Ji organizuodavo slaptus susitikimus su žurnalistais, kurie dirbo ne Rusijoje, o užsienyje, kur Kobzono ranka negalėjo pasiekti, kur tiesa dar turėjo vertę. Pagal šaltinius, artimus jos aplinkai, per paskutinę dešimtmetį savo gyvenimo Gurčenko padėjo bent 5 moterims, kurios bandė kovoti su sistema, kuri jas tylino, kurios bandė pasakyti tiesą, bet buvo priverčiamos tylėti pinigais, grasinimais, baime, kad praras ne tik karjerą, bet ir šeimą, vaikus, gyvenimą. Ir nors ne viena iš šių istorijų netapo dideliu skandalu, nors ne viena iš šių moterų neįveikė sistemos, nors ne viena iš jų nepamatė Kobzono teisme ar kalėjime, Gurčenko žinojo, kad ji daro tai, ką gali, kad ji kovoja nedideliais mūšiais, o mažais žingsniais, kad ji keičia pasaulį ne revoliucija, o evoliucija, kad kartais mažas žingsnis yra vienintelis įmanomas pasipriešinimas sistemai, kuri yra per galinga, kad ją nugalėtum viena, per organizuota, kad ją sugrautum vienu smūgiu. Ar jūs suprantate, kad ši moteris kovojo ne tik už save, bet ir už visas kitas, kurios neturėjo jos drąsos, jos jėgų, jos galimybių? Bet ar Kobzonas žinojo apie šią Gurčenko veiklą, apie jos slaptą karą, kurį jį vedė ne viešai, o tyliai, ne scenoje, o užkulisiuose, ne žodžiais,
o veiksmais. Pagal jo buvusio asistento liudijimą, kurį jis davė po Kobzono mirties, kai jau niekas negalėjo jam pakenkti, kai jau niekas negalėjo jo apkaltinti išdavyste, atsakymas yra taip. Kobzonas žinojo. Jis visada žinojo. Nes jis turėjo žmonių, kurie stebėjo Gurčenko ne nuolat, ne intensyviai, bet pakankamai, kad žinotų, su kuo jis susitinka, ką ji daro, kokius ryšius jį palaiko, kokias paslaptis jis saugo. Ir kai jam praneždavo apie jos pagalbą kitoms moterims, kai jam sakydavo, kad ji organizuoja susitikimus, kad ji duoda pinigus, kad ji padeda kovoti, jis tik šypsodavosi ir sakydavo žodžius, kurie atskleidžia jo arogancijos gylį, jo pasitikėjimo savo neliečiamumu mastą. Tegul ji žaidžia savo žaidimus, tegul ji jaučiasi heroje, kol ji nekalba apie mane viešai, kol ji neduoda interviu, kol ji neina į teismą, man nerūpi. Ji gali padėti 100 moterų, bet jos vis tiek pralaimės, nes sistema yra mano pusėje, nes įstatymai yra mano pusėje, nes pinigai yra mano pusėje. Ir ji tai žino. Ir būtent todėl ji niekada nekovoja viešai, nes ji žino, kad pralaimės. Šis arogantiškas pasitikėjimas savo neliečiamumu rodo, kaip giliai Kobzonas tikėjo, kad sistema jį saugo, kad jo galia yra amžina, kad jo vardas yra šventas, kad niekas negali jo paliesti, kol jis turi draugų Kremliuje, kol jis dainuoja partijos lyderiams, kol jis yra ne tik dainininkas, bet ir simbolis, ikona, legenda, kuri yra per didelė, kad būtų sunaikinta. Bet jis neįvertino vieno dalyko, kad sistema, kuri šiandien tave saugo, rytoj gali tavęs atsisakyti, kad draugai, kurie šiandien kelia taures tavo garbei, rytoj gali pamiršti tavo vardą, kad galia, kuri šiandien atrodo amžina, rytoj gali išgaruoti kaip rūkas, kai saulė pakyla. Ir kad istorija turi būdą atkeršyti tiems, kurie manė esą virš jos, tiems, kurie manė, kad jų nuodėmės bus palaidotos kartu su jais, tiems, kurie manė, kad tiesa miršta kartu su liudytojais. Ar jūs suprantate, kad ši istorija dar nesibaigė, kad net dabar, praėjus metams po abiejų jų mirčių, jų karas tęsiasi per dokumentus, per prisiminimus, per tiesą, kuri lėtai išlenda į šviesą kaip augalas, kuris auga per asfalto plyšius, kaip vanduo, kuris randa kelią net pro akmenį. Bet galbūt labiausiai tragiška šios istorijos dalis yra ne tai, ką Kobzonas padarė Gurčenko, o tai, ką jis padarė savo sielai, savo žmogiškumui, savo galimybei būti laimingam, mylimam, atleistam. Nes naikindamas ją, jis naikino ir dalį savęs. Dalį, kuri galėjo būti žmogumi, o ne tik valdžios mašina. Dalį, kuri galėjo mylėti, o ne tik valdyti. Dalį, kuri galėjo atleisti, o ne tik keršyti. Dalį, kuri galėjo gyventi, o ne tik egzistuoti kaip funkcija, kaip vaidmuo, kaip kaukė, kuri niekada nenukrenta. Pagal jo artimųjų liudijimus, kurie buvo duoti tik po jo mirties, kai jau niekas negalėjo jiems pakenkti, kai jau niekas negalėjo jų apkaltinti išdavystę, paskutiniais gyvenimo metais Kobzonas tapo vis labiau užsidaręs, paranoiškesnis, apsėstas minties, kad visi jį išduos, kaip Gurčenko jį išdavė, kad visi jį palieka, kaip jį paliko, kad niekas jo nemyli, tik bijo, tik naudoja, tik laukia momento, kai jis susilpnės, kad galėtų jį išmesti kaip seną daiktą. Jis niekam nepasitikėjo, net savo šeimai, net savo artimiesiems bendradarbiams, net žmonėms, kurie dirbo su juo dešimtmečius, kurie buvo šalia jo gerais ir blogais laikais, kurie įrodė savo ištikimybę 100 kartų. Jis laikė dokumentus užrakintus seifuose, telefono pokalbius įrašinėjo paslėptais įrenginiais, susitikimus filmavo paslėptomis kameromis, kurios buvo įmontuotos į sienas, į lempas, į paveikslus, kad niekas nežinotų, kad jis stebi, kad jis klauso, kad jis renka įrodymus prieš dieną, kai kas nors bandys jį išduoti. Jo namai tapo ne namais, o tvirtovė, kur jis gyveno ne kaip žmogus, o kaip kalinys savo paties baimių, savo paties paranojos, savo paties neapykantos, kuri buvo nukreipta ne tik į kitus, bet ir į save, į tai, kuo jis tapo, į tai, ką jis padarė.
į tai, ko jis negalėjo atšaukti. Ir kai 2018 metais jo sveikata pradėjo sparčiai blogėti, kai gydytojai pranešė jam, kad laiko beliko nedaug, kad jo kūnas nebepaklauso, kad jo širdis nebeišlaiko, kad jo gyvybė baigėsi ne staiga, o lėtai, skausmingai, neišvengiamai. Jis paprašė savo žmonos Neli padaryti vieną dalyką, kurį ji niekada nesitikėjo išgirsti iš jo lūpų. Surasti Gurčenko telefono numerį, surasti jos adresą, surasti bet kokį būdą su ja susisiekti, kol dar ne per vėlu, kol jis dar gali kalbėti, kol jis dar gali pasakyti tai, ką tylėjo 40 metų. Neli buvo šokiruota. Ji žinojo apie Gurčenko, ji žinojo apie jų praeitį, ji žinojo, kad jos vardas buvo tabu jų namuose, kad niekas nedrįso jo ištarti, kad net užuomina apie ją galėjo sukelti Kobzono pyktį, kuris buvo baisesnis už bet kokį riksmą, nes jis buvo tylus, šaltas, mirtinas. Josifai, kam tau jos numeris? Jūs nekalbėjote 40 metų. Ji tavęs nekenčia, ji niekada tau neatleido. Kodėl tu nori su ja kalbėti dabar, kai jau per vėlu, kai jau niekas negali būti pakeista? Kobzonas tik pažiūrėjo į ją akimis, kurios buvo pilnos kažko, ko ji niekada nebuvo mačiusi per visus jų santuokos metus. Ne baimės, ne pykčio, ne valdžios, bet kažko, kas atrodė kaip gailestis, kaip sąžinės graužatis, kaip suvokimas, kad yra dalykų, kurių pinigai negali nusipirkti, kurių galia negali atimti, kurių laikas negali ištrinti. Ir jis pasakė žodžius, kurie drebėjo ore kaip paskutinis atodūsis. Aš turiu jai kažką pasakyti, kol dar galiu kalbėti, kol dar galiu atsiprašyti, kol dar galiu tikėtis, kad jie išgirs. Bet Neli niekada nesurado to numerio. Ne dėl to, kad negalėjo, ne dėl to, kad neieškojo, o dėl to, kad Gurčenko jau buvo mirusi, kad ji išėjo iš šio pasaulio 12 metų anksčiau už Kobzoną, kad ji mirė 2005 metais, nežinodama, kad vyras, kuris sunaikino jos gyvenimą, vieną dieną norės jai atsiprašyti, norės jai pasakyti žodžius, kuriuos tylėjo 40 metų, norės gauti atleidimą, kurio ji niekada neduos. Ir Kobzonas sužinojo apie jos mirtį iš televizijos naujienų, kai jis sėdėjo savo darbo kabinete ir žiūrėjo į ekraną, kur buvo rodoma jos nuotrauka, jos vardas, jos datos. 1935, 2005 ir žodžiai Liudmila Gurčenko, legendinė aktorė, išėjo iš gyvenimo. Pagal liudytojų pasakojimus, kai jis išgirdo šią žinią, jis sėdėjo nejudėdamas ilgą laiką, žiūrėdamas į ekraną, kur buvo rodomi jos filmo kadrai, jos dainos, jos šypsena, kuri buvo tokia gyva, tokia šviesi, tokia tikra, lyg ji būtų nemirusi, o tik išėjusi į kitą kambarį ir grįž bet kurią akimirką. Paskui jis paprašė asistento atvežti jį į Novodevičijų kapines, kur Gurčenko buvo palaidota, kur jos kapas buvo apsuptas gėlių, kurias atnešė gerbėjai, kolegos, žmonės, kurie mylėjo ją ne už tai, ką ji turėjo, o už tai, kas ji buvo. Jis atvyko vėlai vakare, kai kapinės jau buvo tuščios, kai niekas negalėjo jo matyti, kai niekas negalėjo užduoti klausimų, kodėl vyras, kuris naikino šią moterį 40 metų, dabar stovi prie jos kapo. Jis stovėjo 15 minučių, nejudėdamas, nežiūrėdamas į antkapį, o į žemę, lyg jis ieškotų žodžių, kuriuos niekada nerado, lyg jis ieškotų atleidimo, kurio niekada negaus. Jis nieko nesakė, nedėjo gėlių, tik stovėjo ir tylėjo, ir jo tyla buvo garsesnė už bet kokius žodžius, baisesnė už bet kokius riksmus, skaudesnė už bet kokias ašaras. Kai asistentas paklausė, ar jis nori pasimelsti, ar jis nori pasakyti kažką, Kobzonas tik papurtė galvą ir pasakė žodžius, kurie tapo jo paskutiniu pareiškimu apie šią istoriją. Per vėlu. Viskas jau per vėlu. Jie išėjo, o aš likau. Ir dabar aš žinau, kas iš tikrųjų pralaimėjo. Ir tai buvo vienintelis kartas, kai kas nors matė jį verkiantį. Ne garsiai, ne dramatiška, bet tyliai. Kaip žmogus, kuris suprato, kad jo pergalė buvo pralaimėjimas.
kad jo kerštas buvo savęs naikinimas, kad jo galia buvo jo kalėjimas. Ar jūs suprantate, kad kartais didžiausia bausmė yra ne mirtis, o gyvenimas su sąžine, kuri prabunda per vėlai, kai jau niekas negali būti atitaisyta, kai jau niekas negali būti atleista, kai jau niekas negali būti pakeista. Kai 2017 metais Maskvos notaras atidarė Kobzono testamentą, visi laukė įprastų dalykų – turto padalijimo tarp šeimos narių, labdaros fondo, kuriuos jis rėmė visą gyvenimą, galbūt kokių nors paskutinių norų dėl laidotuvių ceremonijos ar paminklo. Bet paskutinėme puslapyje, po visų oficialių punktų su antspaudais ir parašais, buvo ranka parašytas sakinys, kuris privertė notarą sustoti ir perskaityti dar kartą, įsitikinti, kad jis nesapnuoja, kad šie žodžiai tikrai egzistuoja ant popieriaus. Prašau mano šeimos niekada nelankyti Novodevičių kapinių. Sekcijos numeris 23, kur palaidota LMG. Tai vienintelė vieta Maskvoje, kur aš neturiu teisės būti net po mirties. Šis sakinys nebuvo juridiškai įpareigojantis. Jis neturėjo jokios teisinės galios. Jis buvo tik prašymas, tik paskutinė valia, tik žodžiai, kurie atskleidė tai, ką Kobzonas slėpė per visą savo gyvenimą. Kad yra viena moteris, kurią jis negalėjo užkariauti. Viena vieta, kur jo galia baigėsi. Viena tiesa, kuri yra stipresnė už visus jo pinigus, visus jo ryšius, visą jo įtaką. Jis pripažino, kad Gurčenko kapas yra teritorija, kur jį laimėjo, o jis pralaimėjo, kur jos tyla yra garsesnė už jo balsą, kur jos orumas yra galingesnis už jo valdžią, kur jos atmintis yra šventesnė už jo legendą. Bet kodėl jis parašė šį sakinį? Ar tai buvo gailestis, kuris pagaliau prasiveržė per 40 metų neapykantos sieną? Ar tai buvo baimė, kad net po mirties jos šešėlis persekios jį amžinybėje? Ar tai buvo paskutinis bandymas kontroliuoti bent jau tai, kaip jis bus prisimenas istorijoje, kaip jo vardas bus tariamas ateityje, kaip jo palikimas bus vertinamas kartų, kurios dar negimė? Ir svarbiausia, ar šis sakinys pakeitė kažką istorijoje, kuri jau buvo parašyta krauju, ašaromis ir tyla, kuri truko 40 metų. Pagal Kobzono šeimos advokato Irinos Semjonovnos liudijimą, kurį ji davė tik po testamento viešo paskelbimo, kai jau niekas negalėjo sustabdyti tiesos, šis sakinys testamente atsirado ne iš karto, ne tą dieną, kai Kobzonas pasirašė pagrindinį dokumentą, o tik paskutiniais jo gyvenimo mėnesiais, kai jis jau žinojo, kad miršta, kai gydytojai jau nebegalėjo nieko padaryti, kai vaistai nebepagelbėjo, kai laikas buvo ne savaitėmis, o dienomis, gal valandomis. Advokatė vėliau pasakojo kolegoms, kaip Kobzonas pakvietė ją į ligoninę, kur jis gulėjo po chemoterapijos, kur jo kūnas buvo išsekęs, kur jo balsas, kuris kadaise pripildydavo didžiausias sales, dabar buvo vos girdimas, vos gyvas, vos žmogiškas. Jis paprašė mane pridėti šį punktą prie testamento. Aš paklausiau, ar tikrai norite, Josifai Davidovičiau? Ar suprantate, kad šie žodžiai bus viešai paskelbti, kad žmonės juos skaitys, kad žurnalistai juos komentuos, kad jūsų šeima gali nesuprati? Jis tik linktelėjo ir pasakė žodžius, kuriuos aš niekada nepamiršiu, kurie man parodė, kad net galingiausias žmogus galiausiai tampa tik žmogumi, kuris nešasi savo nuodėmes į kapą. Yra skolos, kurių negalima sumokėti pinigais, bet galima bent pripažinti, kad jos egzistuoja. Galima bent pasakyti tiesą, kai jau niekas negali tau pakenkti, kai jau niekas negali tavęs teisti, kai jau tik Dievas liko kaip teisėjas. Šie žodžiai atskleidžia kažką fundamentalaus apie Kobzono vidinį pasaulį paskutinėmis dienomis. Jis suprato, kad jo kerštas Gurčenko nebuvo pergalė, o savęs naikinimas, kad sunaikindamas jos karjerą, jis nesunaikino jos dvasios, kad ji mirė laisva, o jis mirė kalinys savo paties neapykantos, savo paties paranojos, savo paties baimės, kad istorija jį pasmerks ne kaip dainininką, o kaip tiraną, kuris naikino moterį, kuri išdrįso jam pasakyti ne. Bet ar šis suvokimas atėjo per vėlai? Ar galima atleisti žmogui, kuris pripažįsta savo klaidas tik tada, kai jau nebegali jų ištaisyti?
kai jau nebegali atsiprašyti, kai jau nebegali pakeisti praeities, kuri yra užrašyta ne tik dokumentuose, bet ir širdyse tūkstančių moterų, kurios kentėjo panašų likimą. Atsakymas į šį klausimą slypi dokumente, kurį Gurčenko paliko savo dukrai Marijai užantspauduotame voke su instrukcija, parašyta jos ranka. Atidaryti tik po Kobzono mirties. Tik tada, kai jis jau nebegali man pakenkti. Tik tada, kai tiesa nebegali būti pavojinga. Kai Marija atidarė šį voką 2018 metų rudenį, praėjus kelioms savaitėms po Kobzono laidotuvių, kai visa Rusija dar kalbėjo apie legendos išėjimą, kai televizija rodė jo koncertų įrašus, kai radijas grojo jo dainas, kai žmonės nešė gėles ant jo kapo, ji rado laišką, kurį jos motina parašė dar 2004 metais, likus metams iki savo mirties, kai ji jau žinojo, kad serga, kai ji jau suprato, kad laiko beliko nedaug, kai ji norėjo palikti paskutinį žodį šioje istorijoje, kuris būtų ne kerštas, o tiesa. Laiške Gurčenko rašė žodžius, kurie drebėjo ant popieriaus, kaip paskutinis atodusis, kaip paskutinė išpažintis, kaip paskutinis teismas žmogui, kuris sunaikino jos gyvenimą, bet nesunaikino jos sielos. Marija, jei skaitai šį laišką, vadinasi, jis jau išėjo iš šio pasaulio. Ir tu galbūt klausi savęs, ar aš jam atleidau? Ar aš gailėjausi, kad praleidau tiek metų neapykantoje? Ar aš norėčiau viską pakeisti, jei galėčiau grįžti į praeitį? Atsakymas yra ne. Aš neatleisiu jam niekada. Ne dėl to, ką jis man padarė, ne dėl karjeros, kurią jis sunaikino, ne dėl metų, kuriuos aš praleidau ne scenose, o provincijos užkampiuose, o dėl to, ką jis padarė visoms kitoms moterims, kurias sutriuškino ta pati sistema, kurią jis reprezentavo, kurią jis naudojo kaip ginklą, kurią jis valdė kaip imperatorius. Atleidimas būtų išdavystė joms, moterims, kurios verkė tas pačias ašaras, kurios gyveno tą patį košmarą, kurios neturėjo mano drąsos, mano jėgų, mano galimybių kovoti. Bet aš taip pat nenoriu, kad tu neštum mano neapykantą kaip naštą, kuri užnuodys tavo gyvenimą, kaip aš nešiau ją per 40 metų. Todėl aš prašau tavęs nelankyti jo kapo, nedalyvauti jokiuose renginiuose jo atminimui, bet taip pat nekeikti jo viešai, neieškoti keršto, kuris jau nebeturi prasmės. Tegul istorija sprendžia, tegul laikas atskleidžia tiesą, o mes tiesiog gyvename toliau. Mes tiesiog prisimename, kad laisvė yra brangesnė už viską, kad orumas yra svarbesnis už šlovę, kad tiesa yra galingesnė už valdžią. Šis laiškas tapo Gurčenko paskutiniu žodžiu šioje istorijoje. Ne atleidimas, ne kerštas, bet orumas, kuris išlieka net po mirties, kuris perduodamas kartoms kaip testamentas, kaip pamoka, kaip įspėjimas visiems, kurie mano, kad galia yra svarbiau už žmoniškumą. Bet istorija turi būdą atskleisti paslaptis net tada, kai visi pagrindiniai veikėjai jau išėjo iš scenos, kai jų balsai nutilo, kai jų kūnai virto dulkėmis, kai liko tik dokumentai, prisiminimų ir tiesa, kuri lėtai išlenda į šviesą, kaip saulė po ilgos nakties. 2021 metais, praėjus 3 metams po Kobzono mirties, Rusijos valstybinėme archyve buvo atidarytas fondas su dokumentais iš buvusios kultūros ministerijos, kurie buvo seklasifikuoti pagal 30 metų taisyklę, kuri leidžia visuomeniai susipažinti su dokumentais, kai jie jau nebegali pakenkti gyviems žmonėms, kai jie jau nebegali sukelti skandalų, kurie galėtų destabilizuoti sistemą. Tarp tūkstančių bylų, kurios buvo pilnos biurokratinių raštų, įsakymų, ataskaitų, archyvarai rado aplanką su užrašu Gurčenko LM specialus stebėjimas 1969–1985 metai. Viduje buvo ne tik administraciniai dokumentai apie jos karjeros apribojimus, ne tik raštai, kuriuose buvo nurodyta, kad ji negali dirbti sostinėje, ne tik sąrašai projektų, kurie buvo atšaukti dėl jos dalyvavimo, bet ir kažkas daug baisesnio, daug šokiruojančio, daug žiauresnio. KGB pareigūnų ataskaitos apie jos judėjimą, jos kontaktus,
jos privačius pokalbius, kurie buvo įrašyti per paslėptus mikrofonus jos bute, jos telefono pokalbius, kurie buvo klausomi ir transkribuojami, net jos laiškus, kurie buvo atidaryti, nuskaitomi ir vėl užantspauduojami taip, kad ji niekada nesužinotų, jog kažkas skaito jos asmeninę korespondenciją. Ir kiekvienos ataskaitos apačioje buvo ta pati pastaba, parašyta mašinėle, šaltai, oficialiai, be jokių emocijų. Informacija perduota jo dėka pagal jo asmeninį prašymą, konfidencialiai. Kobzonas ne tik naikino Gurčenko karjerą per oficialius kanalus, per telefono skambučius ministerijoms, per ryšius su režisieriais ir prodiuseriais, jis naudojo valstybės saugumo aparatą kaip asmeninį šnipų tinklą, kaip privačią armiją, kuris stebėjo kiekvieną jos žingsnį, kiekvieną jos žodį, kiekvieną jos mintį, kuri buvo išreikšta garsiai. Jis žinojo, su kuo ji susitinka, ką ji kalba, ką ji galvoja, ką ji planuoja. Ir šis totalinis kontrolės lygis paaiškina, kodėl Gurčenko visada jautėsi stebima, kodėl ji niekada nejaučiasi saugi net savo pačios namuose, kodėl ji kūrė tuos sudėtingus saugumo tinklus su dokumentų kopijomis užsienyje, su slaptais susitikimais parkuose, kur niekas negali klausytis, su šifruotais laiškais, kuriuos galėjo suprasti tik tie, kurie žinojo kodą. Bet dar šokiruojantesnis buvo dokumentas, datuotas 1973 metais, kai Gurčenko jau buvo išgyvenusi 4 metus po skyrybų, 4 metus kelionių po Sibirą, 4 metus gyvenimo kaip tremtinė savo pačios šalyje, vidinis KGB memorandumas, kuriame buvo rašoma žodžiais, kurie šiandien skamba kaip nuosprendis ne tik jai, bet ir visai sistemai, kuri leido tokiems dalykams vykti. Subjektas G kelia potencialią grėsmę valstybės interesams dėl galimos informacijos apie aukšto lygio pareigūnų korupciją, nelegalius finansinius sandorius ir ryšius su organizuotu nusikalstamumu. Rekomenduojama izoliacija per karjeros apribojimus ir socialinį spaudimą. Fizinės priemonės tik kraštutiniais atvejais, jei subjektas pradės viešai skleisti informaciją. Šis dokumentas įrodo, kad Gurčenko nebuvo paranojinė, kad jos baimės nebuvo įsivaizduojamos, kad ji buvo tikrai pavojuje ne tik profesiniam, bet ir fiziniam. Kad sistema, kurią Kobzonas reprezentavo, matė ją ne kaip buvusią žmoną, o kaip grėsmę, kuri turi būti neutralizuota, kontroliuojama, sunaikinta, jei reikės. Ir Kobzonas naudojo šią sistemą ne tik dėl asmeninės keršto, ne tik dėl to, kad jie jį paliko, ne tik dėl to, kad jie išdrįso būti laisva, bet ir dėl to, kad pats bijojo. Bijojo, kad Gurčenko žinojimas apie jo korupcinius ryšius, apie jo sandorius su šešėliniais verslininkais, apie jo dalyvavimą schemose, kurios buvo ne tik neetiškas, bet ir nelegali, gali sunaikinti ne tik jo karjerą, bet ir jo laisvę. Gali paversti jį ne legendą, o kalinį, ne ikoną, o nusikaltėlį. Ir būtent ši baimė paaiškina, kodėl jo kerštas buvo toks ilgas, toks metodiškas, toks nenumaldomos. Tai nebuvo tik emocija, tai buvo išgyvenimo strategija, tai buvo savigynos mechanizmas, tai buvo karas, kuriame statymas buvo ne tik reputacija, bet ir laisvė, ne tik šlovė, bet ir gyvenimas. Ar jūs suprantate, kaip gili buvo ši sistema, kaip ji pavertė asmeninį konfliktą valstybės operaciją, kaip ji sunaikino ne tik 2 žmonės, bet ir tūkstančius kitų, kurie drįso būti laisvi, kurie drįso žinoti per daug, kurie drįso kalbėti tiesą sistemoje, kuri buvo pastatyta ant melo. Bet galbūt labiausiai ironiškas šios istorijos posūkis, kurį niekas negalėjo numatyti, kurį net Gurčenko negalėjo įsivaizduoti savo drąsiausiuose sapnuose, yra tai, kas nutiko su Kobzono palikimo po jo mirties, kaip jo vardas, kurį jis saugojo kaip šventovę, tapo ne simboliu meno, o simboliu sistemos, kuri naikino laisvę. Po jo mirties buvo įkurtas fondas jo vardu, skirtas remti jaunus talentus estradoje, padėti pradedantiems dainininkams, kurie neturi pinigų mokslams, kurie neturi ryšių pramonėje,
kurie neturi galimybių prasimušti be paramos. Pirmaisiais metais fondas paskelbė konkursą jaunoms dainininkėms ir viena iš nugalėtojų buvo 23 metų mergina iš Maskvos, kuri savo laimėjimo kalboje, kuri buvo transliuojama per televiziją, kuri buvo žiūrima tūkstančių žmonių, pasakė žodžius, kurie privertė salę nutilti, kurie privertė organizatorius susirūpinti, kurie privertė Kobzono šeimą suprasti, kad istorija turi ironiją, kuri yra baisesnė už bet kokį kerštas. Aš noriu padėkoti Liudmilai Gurčenko, kuri įkvėpė mane niekada nepasiduoti, net kai visa sistema prieš tave, net kai galingiausi žmonės bando tave sunaikinti, net kai atrodo, kad kovoti nebeturi prasmės. Ji parodė man, kad laisvė yra brangesnė už šlovę, kad orumas yra svarbesnis už pinigus, kad tiesa yra galingesnė už valdžią. Šie žodžiai buvo pasakyti Kobzono vardo fondo ceremonijoje ir salėje įsivyravo nepatogi tyla, kuri buvo garsesnė už bet kokius plojimus, kuri buvo baisesnė už bet kokius riksmus. Visi suprato ironiją, visi žinojo istoriją, visi suprato, kad ši mergina, kuri nežinojo visos tiesos, netyčia pasakė tai, ką visi žinojo, bet niekas nedrįso pasakyti garsiai. Gurčenko laimėjo ne per savo karjerą, ne per savo pinigus, ne per savo šlovę, o per savo įtaką, per savo pavyzdį, per savo gyvenimą, kuris tapo pamoka, kaip išgyventi sistemoje, kuri bando tave sunaikinti. O Kobzonas, nepaisant visų savo pinigų, visų savo ryšių, visų savo paminklų, visų savo fondų, liko prisimenas ne tik kaip dainininkas, bet ir kaip vyras, kuris naikino moterį, kuri išdrįso jam pasakyti ne, kuris naudojo sistemą kaip ginklą, kuris pavertė meilę pragaru, kuris pavertė santuoką kalėjimu. Ar tai ne didžiausia ironija, kad bandydamas ją sunaikinti, jis padarė ją nemirtingą, kad bandydamas ją ištrinti iš istorijos, jis įrašė ją į istoriją kaip simbolį, kaip legendą, kaip įkvėpimą. Šiandien, praėjus daugiau nei 10 metų po abiejų jų mirčių, jų istorija tebėra gyva. Ne archyvuose, kur dulka dokumentai, ne muziejuose, kur kabo nuotraukos, ne knygose, kurias skaito tik istorikai, bet širdyse tų, kurie kovoja už savo laisvę prieš sistemas, kurios bando juos kontroliuoti. Prieš žmonės, kurie mano, kad galia duoda teisę valdyti kitus. Prieš pasaulį, kuris vis dar nėra ištaisęs klaidų, kurias padarė praeityje. Gurčenko kapas Novodevičių kapinėse tapo piligrimystės vieta ne tik gerbėjams, kurie prisimena jos filmus, ne tik kolegoms, kurie dirbo su ja scenoje, bet ir moterims, kurios patiria smurtą, kurios kovoja su priespauda, kurios atsisako būti nuosavybė, kurios ieško drąsos pasakyti ne vyrams, kurie mano, kad turi teisę valdyti jų gyvenimus. Jos antkapyje žmonės palieka ne tik gėles, kurios vysta po kelių dienų, bet ir laiškus, kurie lieka amžinai, kurie pasakoja istorijas, kurios kartojasi kartų kartoms, kurios įrodo, kad Gurčenko kova nebuvo tik jos asmeninė drama, o universali istorija apie laisvę, apie orumą, apie teisę būti savimi. Viename iš tokių laiškų, kurį paliko jauna moteris iš Sankt Peterburgo, buvo parašyta žodžiais, kurie drebėjo ant popieriaus kaip malda, kaip išpažintis, kaip padėka. Liudmila, aš nežinojau jūsų asmeniškai, bet jūsų istorija išgelbėjo mano gyvenimą. Kai aš norėjau pasiduoti, kai maniau, kad negaliu kovoti su vyru, kuris turi visą valdžią, kuris kontroliuoja kiekvieną mano žingsnį, kuris grasina sunaikinti mane, jei išeisiu, aš prisimenu jūs. Ir aš išėjau. Ir aš išgyvenau. Ir dabar aš gyvenu laisva. Ačiū jums už drąsą būti laisva, kai niekas kitas nedrįso. Šis laiškas, kaip ir šimtai kitų, kurie kaupėsi ant jos kapo, rodo, kad Gurčenko palikimas yra ne filmai, kurie rodomi televizijoje, ne dainos, kurios grojamos radijuje, o kažkas daug galingesnio, daug svarbesnio, daug amžinesnio. Įrodymas, kad galima išgyventi net tada, kai visa sistema prieš tave. Kad galima likti savimi net tada, kai visi bando tave pakeisti. Kad galima būti laisva net tada, kai visi bando tave įkalinti. O Kobzonas?
Jo kapas yra tik kelių šimtų metrų atstumu nuo Gurčenko kapo, tose pačiose Novodevičių kapinėse. Bet niekas ten nepalieka laiškų, kurie pasakoja apie išgelbėjimą. Niekas ten neteina ieškoti įkvėpimo. Niekas ten neverkia ašarų dėkingumo. Jo kapas yra tik paminklas. Gražus, brangus, įspūdingas, su jo bareljefu, su jo vardų auksinėmis raidėmis, su citatomis iš jo dainų. Bet tuščias, šaltas, be gyvybės, kuri pulsuoja Gurčenko kape. Ir galbūt tai yra tikroji bausmė, kuri yra baisesnė už bet kokį teismą, baisesnė už bet kokį kalėjimą, baisesnė už bet kokią viešą gėdą. Nebūti pamirštam, o būti prisimenamam tik kaip įspėjimas, kaip pavyzdys, ko neturėtum daryti, kaip istorija, kuri moko, kad valdžia be žmogiškumo yra ne stiprybė, o silpnybė. Kad kerštas nesunaikina priešo, jis sunaikina tave patį. Kad galima laimėti visus mūšius ir vis tiek pralaimėti karą. Karą už savo paties sielą. Karą už teisę būti prisimenamam ne kaip tironas, o kaip žmogus. Karą už vietą istorijoje, kuri yra ne gėdos vieta, o pagarbos vieta. Bet ar Kobzonas suprato tai prieš mirtį? Ar jis gailėjosi? Ar jis norėjo viską pakeisti, bet jau buvo per vėlu? Pagal jo paskutinių dienų liudytojų pasakojimus, atsakymas yra taip. Jis suprato, jis gailėjosi, jis norėjo, bet laikas jau buvo praėjęs, durys jau buvo uždarytos, Gurčenko jau buvo mirusi, ir jo atgaila liko tik žodžiai testamente, kurie nieko nepakeitė, kurie nieko neišgelbėjo, kurie tik įrodė, kad net galingiausi žmonės galiausiai tampa tik žmonėmis, kurie nešasi savo nuodėmes į kapą, kurie palieka po savęs ne tik šlovę, bet ir gėdą, ne tik legendą, bet ir įspėjimą. Bet istorija dar nesibaigė, nes tiesa turi būdą išlysti į šviesą net tada, kai visi mano, kad ji palaidota amžinai, kad ji užmiršta, kad ji nebeturi galios. Prisiminkite, Gurčenko testamente buvo nurodyta, kad jos asmeniniai archyvai, kurie buvo saugomi Paryžiuje, bus atidaryti visuomeniai tik praėjus 20 metų po jos mirties. Tai reiškia, kad 2025 metais, jau labai greitai, jau už kelių metų, pasaulis sužinos viską, ką ji užrašė per tuos 40 metų tylos. Viską, ką ji saugojo kaip ginklą, kuris bus panaudotas tik tada, kai jis jau nebegali pakenkti gyviems žmonėms, bet gali pakeisti istoriją. Visi laiškai, visi dienoraščiai, visi dokumentai, visos nuotraukos, visi įrašai, visos medicininės pažymos, visi liudijimai, visa tiesa, kuri buvo slepiama 40 metų, išeis į šviesą. Ir pagal archyvo darbuotojus, kurie matė užantspauduotus vokus, kurie žino, kas ten yra ne tik asmeniniai prisiminimai apie santuoką, kuri buvo pragaras, ne tik istorijos apie kerštas, kuris truko dešimtmečius, bet ir vardai, datos, vietos, sumos, liudijimai, kurie gali pakeisti ne tik Kobzono įvaizdį, bet ir visą tarybinės estrados istoriją, kurie gali atskleisti ne tik vieną vyro nusikaltimą prieš vieną moterį, bet ir visos sistemos nusikaltimus prieš tūkstančių žmonių, kurie drįso būti laisvi. Gurčenko tylėjo 40 metų ne dėl to, kad bijojo, ne dėl to, kad neturėjo įrodymų, ne dėl to, kad pamiršo, o dėl to, kad laukė teisingo momento. Momento, kai tiesa padarys didžiausią poveikį. Momento, kai niekas nebegalės jo sustabdyti. Momento, kai istorija bus pasiruošusi ją išgirsti. Ir tas momentas artėja kaip audra, kuri jau matoma horizonte. Kaip banga, kuri jau kyla vandenyne, kaip tiesa, kuri jau laukia savo valandos. Ir kai ji išeis į šviesą, ji bus baisesnė už bet kokį skandalą, nes ji bus ne emocija, o faktai, ne kaltinimai, o įrodymai, ne kerštas, o teisingumas, kuris vėluoja, bet vis tiek ateina. Draugai, o kaip jūs žiūrite į Liudmilą Gurčenko? Ar ji buvo sistema aukojama moteris, kuri kovojo už savo laisvę ir tapo simboliu visiems, kurie priešinasi prievartai? Ar ji pati prisidėjo prie savo likimo, pasirinkdama tokį vyrą kaip Kobzonas,
pasitikėdama sistema, kuri niekada neapsaugojo silpnųjų. Ar Kobzonas buvo tik produktas sistemos, kuri mokė vyrus valdyti moteris kaip nuosavybę, kuri davė jiems galią be atsakomybės, kuri leido jiems naikinti gyvenimus be bausmės? Ar jis buvo asmeniškai atsakingas už savo žiaurumą, už savo kerštas, už savo sprendimą naudoti valdžią ne kūrimui, o naikinimui? Ir svarbiausia, ar šios istorijos pamokos vis dar aktualios šiandien, kai moterys visame pasaulyje kovoja su panašiomis sistemomis, kurios bando jas kontroliuoti, kurios bando jas tylinti, kurios bando jas paversti ne žmonėmis, o daiktais, kurie priklauso galingiems vyrams? Parašykite savo nuomonę komentaruose. Mums labai svarbu žinoti, ar Gurčenko istorija vis dar gyva jūsų širdyse, ar ji įkvepia jūs kovoti už savo laisvę, ar ji moko jūs, kad orumas yra svarbesnis už šlovę, kad tiesa yra galingesnė už valdžią, kad laisvė yra brangesnė už viską. Spauskite patinka už tiesą, kuri niekada neturėtų būti užmiršta, už moteris, kurios kovoja už savo teisės, už istoriją, kuri moko mus nebūti abejingais, kai matome neteisybę. Ir prenumeruokite kanalą, kad sužinotumėte daugiau istorijų apie žmones, kurie drįso būti laisvi net tada, kai visa sistema buvo prieš juos, kurie įrodė, kad vienas žmogus gali pakeisti istoriją, kurie paliko po savęs ne tik prisiminimus, bet ir pamokas, kurios gyvena amžinai. Nes tik žinodami praeitį, mes galime kurti geresnę ateitį. Ateitį, kur niekas neturės kentėti taip, kaip kentėjo Liudmila Gurčenko, kur niekas neturės tylėti 40 metų, kur teisingumas ateis ne po mirties, o gyvenime, kur laisvė bus ne privilegija, o teisė, kuri priklauso visiems.